Kas baigia kalbėti, nuleiskite, išjungkite rankos pakėlimo mygtuką. Tai aš paleidau įrašą. Tai Jolanta dabar. Labas vakaras visiems. Aš taip pat tuo pačiu klausimu, nes gavau labai daug elektroninių laiškų, ar galiu atsiųsti įrašą, o aš pati jį galiu daryti, ar tik tai jūs, Gediminai, darysit įrašą? Aš dabar darau įrašą, jeigu jūs mokat iš kompiuterio įsirašinėti ekraną ir garsą, tai irgi galite drąsiai įrašytis. Per Zoomą tai moko, čia tai pirmą kartą tai bendrauju. Čia ne Zoomas, čia mes mokinamės. Tai padarysim įrašą, aš įdėsiu į YouTube. Yra Stebėtojų gildijos YouTube kanalas, ten bus patalpinta. Gerai, tada ačiū. Tai gal pasikartosiu, nes nuotoliniai, dabar jau analogiški mokymai kaip šiandien, vyks 9 dieną nuotoliniai, kam yra aktualu, taip pat 7 valandą. Jeigu bus antrasis turas, taip pat yra galimybės dar 2 mokymams, tai yra ketvirtadieniais 19 valandą. Tai bus ten galbūt ir klausimų ir panašiai, jeigu bus antras turas. Tikimės, kad bus. Tai vadinasi, bus ir mokymai ketvirtadieniais. Šį savaitgalį, šeštadienį Kaune gyvi mokymai, apie tai, ką dabar aiškinsimės, tai kam aktualu gyvai ir kas gali gyvai atvykti, tai arba norės pasikartoti, pasibendrauti su stebėtojais, tai laukiami Kalantos gatvė 80 1 valandą. Paprastai taip iki 4-5 baigiam. Kviečiami laukiami su kava, su muštiniais, su maistas suneštinis. Tai jeigu įrašas ir nepasiseks, tai jis atsikartos, tas įrašas gal ir tobulesnis kitą kartą šnekėjimų, nes dar turime vieną ketvirtadienį iki rinkimų, turime šį šeštadienį ir po to dar tarp rinkimų į visus klausimus tenksimės atsakyti, jau tarp rinkimų bus turbūt ir klausimų. Taip, Vytautas turbūt nori nuleisti ranką, aš taip suprantu. Aš norėjau paklausti. Taip. Galiu paklausti. Taip, prašau. Noriu paklausti, tų apylinkių, ar čia savo apylinkai galėtų būti, ar reikės kur nors kitur? Dabar, kas dar nesame gavę stebėtojų pažymėjimų, esame pateikę 74 stebėtojus iki 1 dienos, kas spėjo registruotis, yra pateikti, kas vėliau registravosi, nes tokių yra ir vėl nemažai, tai dar bus pateikti, nes pateikti galima stebėtojus vyriausiai rinkiminiai komisijai iki 6 dienos. Tai jeigu jūs atstovaujate organizaciją, paraginkit, nes labai mažai užsiregistravo stebėtojų nuo visų politinių organizacijų ir kitų judėjimų. Taip, tai rodo Jolanta pažymėjimą. Supratau. Šaunu. Ir dabar jūs registruodamiesi nurodėte, dauguma iš jūsų nurodėte, kokioje apylinkėje jums pirmumas yra. Jūs suteikėte pirmumą. Mes kreipiamės į VRK, prašydami registruoti jūs prie VRK, tai yra, kad jūs galėtumėte stebėti visoje Lietuvoje, nors mes žinome, kad jūs konkrečioje apylinkėje galite balsuoti. Tai padarėme todėl, kad gali būti taip, kad vienoje apylinkėje susirenka daugiau žmonių, tai nėra tikslo, galbūt, kad ten būtų 6, o kitoje 0. Tai prašysime, kontaktuosim per koordinatorius, miestų koordinatoriai vakar jau turėjo susirinkimą ir per koordinatorius persidėliosim žmonės, kad būtų patogu. Ir netoli, ir patogu, ir nekrūvoj, ir po truputį pasibarstę. Tai yra pirmieji rinkimai, kada grupė žmonių taip kartu dirba. Ir dirba ne tik iš stebėtojų gildijos, bet šiandien dalį žmonių atidavėm, kadangi daug kur matom dubliuojasi Lietuvos visuomenės tarybai, registravosi į Vėgėlės keli žmonės, registravosi Vaitkaus žmonės stebėtojai, jų labai saujelė, net daug, bet pradedam dirbti kartu, koordinuotis. Tai šie rinkimai nėra tokie tobuli mums kaip stebėtojams, mes taisysim tas klaidas eigoje. Ir mes stengsimės padaryti geriausiai, ką galim padaryti. Tai jeigu jūs save priskyrėte prie kokios nors apylinkės, tai greičiausia koordinatorius sakys, taip, šaunu, važiuokite į tą apylinkę. Jeigu jūs savęs nepriskyrėte, pasitikrinkit savo elektroninės pašto dėžutes, visiems, kurie nepriskyrė savęs, turėjo gauti laiškelį su paklausimu, kur jūs norėtumėte stebėti.
Ar atsakiau Vytautai klausimą? Taip, jo, supratau, kad nesu paskyręs, reikės pasitikinti, bet kol kas negavau to elektroninio laiško dar. Jeigu kažką norėtumėte pakeisti, tai jūs galite užeiti su tuo pačiu elektroniniu paštu į tą pačią anketą, tiesiog jūs nuves ten pat ir jūs galite pakoreguoti ir pakartotinai pateikti, tai nebus antrą kartą pateikta, jeigu su tuo pačiu elektroniniu adresu bus tiesiog papildyta jūsų pakoreguota anketa. Jeigu, jo. Tai ar mes jau pasiruošę? Ar dar yra kažkokių klausimų? Pasistengsim maždaug valandą pusantros, aišku, aš taip monologų varysiu ir tada aš paprašysiu Gedimino ir Tauro stebėti kylančias rankas. Jeigu yra rankų, mane stabdykit, aš tada bandysiu, visi kartu bandysim atsakyti tos klausimus. Manau, čia yra ir labiau už mane patyrusių, net nebejoju. Taip, tada bandau bendrinti. Tai stebėtojų rinkimuose, jeigu jūs dalyvavote ankstesniuose mokymuose Kaune arba praeitais metais dalyvavote mūsų mokymuose, tai iš tiesų jau galbūt kažkokia informacija jums pasikartos. Mes iki savivaldos rinkimų turėjome jau 5 mokymų, bet per tą laiką įvyko keletas dalykų, kad rinkimų kodeksas pasikeitė šiek tiek, dalinai, nežymiai. Įstatymas tapo konstituciniu. Na ir VRK šiek tiek pasitempė save už ausų, jinai išleido dar ir naujas rekomendacijas, nes rengdamiesi mokymams mes vis vartėm kažkokius senas rekomendacijas, dar senai paruoštas. Daug uždavėm jiems, VRK uždavėm daug klausimų ir jie matyt pasitempė, pasistengė, parengė naujas rekomendacijas. Aš suteiksiu jums šią nuorodą, prieigą prie tos nuorodos, kur yra atspausdinta stebėtojų atmintinė. Tiesa, visiškai netobula, labai daug loginių, gramatinių klaidų. Šiandien pradėjau teikti klausimus VRK, ką jie turi omenyje, tai gal kaip nors ir žodžiu, dar patobulinsim ir naują atmintinę. Tiesiog primenu, kad rinkimų kodekso 92 straipsnis numato, kad rinkimų stebėtojais gali būti. Rinkėjas apibrėžiamas tai yra +18, rinkimų dieną, jis jau turi turėti 18, rinkimų dieną. Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir labai įdomu, įstatymas rašo, kad gali būti ir užsienio valstybėms, tarptautinėms organizacijoms atstovaujančių subjektų pasiūlyti asmenys, bet neapibrėžia jų amžiaus. Bet, priimkim tai, kad galbūt yra pilnamečiai. Ir antra, pašalinis garsas, pasireno. Taip pat antra būtina sąlyga yra, jūs turite turėti stebėtojo pažymėjimą. Tai visiems gera žinia, kurie su stebėtojų gildija registravosi arba su Lietuvos visuomenės taryba registravosi. Šis prašymas gauti jums stebėtojo pažymėjimą yra jau pateiktas. VRK laukiame, šiandien turėjo būti susirinkimas, atsakymo kol kas neturim, bet manom, kad bus pozityvus, laiko dar turime. Jeigu iki 10 dienos iš savo koordinatoriaus negausite skambučio ir nežinosite, kur pažymėjimas, skambinate tiesiai mums. Bet mes labai tikimės, kad mūsų miestų koordinatoriai dirbs puikiai ir jūs gausite skambutį ir susitiksit ir gausite stebėtojo pažymėjimą, niekur važiuoti nereikės. Tie, kurie bus šiek tiek pavėlavę registruotis ir šiomis dienomis registruosis, turės terepsėti iki savivaldybės. Irgi taip pat gausite visą informaciją elektroniniu paštu, jeigu jūs jį palikote ir nėra kažkokių kritinių momentų. Kartais laiškas gali nukeliauti į spamą, tai atsiverskite ir spamą. Dar kartą pasikartosiu, kad rinkimų stebėtojų negali būti tos pačios savivaldybės. Tos pačios, nes tokių yra, kurie registravosi kitoj. Tai atkreipiu dar kartą dėmesį ir savikontroliai. Tos pačios savivaldybės meras negali būti, seniūnai ir jų pavaduotojai, administracijos direktorius, jų pavaduotojai, komisijos narys. Ir kandidatas, kai kuriais atvejais. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, pagrindinė taisyklė yra, į ką norėtumėm, kad jūs atkreiptume dėmesį, kad jeigu jūs atvyksite arba jūsų grupė žmonių nesusitars, kada atvykti į patalpas, kur vyksta rinkimai, pačią rinkimų stebėjimo dieną, tai praktiškai ten pakankamai yra sudėtinga išbūti ir jūs galite pavėluoti, pamatyti tuos pažeidimus. Tai
Jeigu jūsų yra grupė žmonių, jūs 2 ar 3 žmonės, galite vienas kitą pakeisti, nes stebėtojai bus ir iš kitų organizacijų. Tikimės, kad arba jūs su jais susisieksite, arba tai mums pavyks patarpininkauti. Iki paskutinės minutės to tikimės. Ir jūs turite atvykti tada jau 7 valandą ir eiti patalpas jau galite iki rinkimų. Iki rinkimų įėję į patalpas, jūs turite visą eilę žingsnių atlikti, yra patikrinti balsadėžę, pasižiūrėti, kaip pasiruošę komisijos nariai yra, ar jie pasiruošę naudoti tušinukus, ar pasidėję pieštukus, nes turėtų rinkimų metu, dalinant biuletenius, naudoti tušinukus. Ir tik tai skaičiuojant biuletenius, tušinukų negali naudoti, turi naudoti jau pieštukus. Taigi, atvykote į patalpas, apsižiūrėjot, ką jūs dar turit kokią teisę? Stebėti rinkimų biuletenių uždavimą, balsavimą, skaičiavimą. Turite teisę fotografuoti, filmuoti, nepažeidžiant slapto balsavimo, teikti pastabą žodžiu ir į ką yra nusikreipusi, kur dėmesys yra stebėtojų gildijos, kad mes norėtumėme gauti balsų skaičiavimo protokolo kopiją. Ir čia prasidės visokie cirkai, kadangi, kalbu iš patirties, pati buvau stebėtoja ir vedėm ne vienus mokymus ir stebėtojai panašiai sakė, kada ateina laikas balsų skaičiavimo protokolui, prasideda psichologinis mobbingas, kad durys užsirakina ir, jūs gal neišeisite iki ryto. Ir siūloma jums greičiau apsispręsti, palikti patalpas, nes, sėdėsite visą naktį. Jolanta kelia ranką. Taip. Jolanta. Taip, Nendrė, aš norėjau paklausti dėl tų pieštukų, kur jūs pasakėt. Tiesiog šiandien mes balsavome už Londono merą ir ten buvo visur pieštukai ir aš dar atsinešiau savo. Ir dėl balsavimo dėžių noriu paklausti tuo pačiu. Pas mus irgi bus pieštukai ambasadui? Tikrai neteisinga pradžia. Reikėjo jau tos klausimus užduoti ir jūs privalote tos klausimus užduoti. Balsuotojai privalo rašyti tušinukų, komisijos nariai privalo rašyti tušinukų į žurnalą. Kai prasidės balsavimo dieną pabaigoje po 8 valandos, tada tušinukai paslėpiami ir paimami pieštukai, ten skaičiuoja, numeracija šiek tiek gali pasižymėti. Bet tušinukų tada neturi būti nei panagėse, nei po sijonais, nei kišenėse, nei kažkur. Tai va čia stebėtojas pagrindinį dalyką turi pastebėti. Bet aš apie tai dar kalbėsiu. Gerai? Gerai, ačiū. Jolanta, dar kalbėsiu. Gerai? Dar kartą bentinu. Tai gal aš norėsiu dar paklausti, tai taip supratau, kad sunkiausias momentas yra po to, kai baigėsi patys rinkimai ir prasideda balsų skaičiavimas. Manau, ne. Sunkiausias momentas, kai jūs gaunate pažymėjimą ir įsiveliate į mūšį. Jau tada prasideda pats sunkiausias momentas, nes yra keli etapai. Yra išankstiniai rinkimai. Yra specialios vietos, kur paskirta balsuoti. Ir tada tik rinkimai. Tai labai daug sunkių etapų. Klausimas, kur jūs būsite ir kiek jūs prisidėsite. Tai aš gal pratęsiu. Gerai? Gerai. Ar vėl matome? Prašau patikslinti. Ar matome? Matome. Taip. Taigi, šio susitikimo metu mes pabandysim aptarti, ką mes siūlome ir ką siūlo stebėtojams vyriausia rinkiminė komisija. Taigi, jų naujausiame lankstinukė yra labai daug gausios informacijos, nors jinai nėra pakankamai tiksli ir pakankamai aiški. Todėl mes ir darome nuotolinius mokymus. Tai keletas momentų. Iki rinkimų dienos. Balsavimus iki rinkimų dienos būdai, kokie yra. Prezidento rinkimų ir tuo pačiu, aišku, vyks, žinote, referendumas, taip, balsavimas iki rinkimų dienos savivaldybėse vyks gegužės 7-9 dieną. Pakartotinio balsavimo metu balsavimas iki rinkimų dienos vyks gegužės 21-23. Šios datos yra. Galima žymėtis kalendorijoje, kad tai būtų patogiau. Prezidento rinkimų ir referendumo balsavimas specialiuose punktuose, tai tie specialūs punktai kaip ligoninės, senelių namai, slaugos namai, vyks 8-10 dienomis.
pakartotinio balsavimo metu gegužės 22-24 dienomis. Prezidento rinkimų ir referendumo pats balsavimas namuose, jau namuose, vyks gegužės 10-11 dienomis, pakartotinis balsavimas namuose vyks gegužės 24-25. Iš karto bėgsiu į priekį, kad apie Europos parlamentą tik tai keletą skaidrių. Tai yra, kad Europos parlamentą balsavimas iki rinkimų dienos savivaldybėse vyks 4-6 dienomis, į Europos parlamentą specialiuose punktuose 5-7 dienomis. Ir į Europos parlamentą balsavimas namuose vyks birželio 7-8 dienomis. Tai gal dabar šiek tiek grįšiu atgal, balsuoti iki rinkimų dienos savivaldybių pastatuose ir kitose su savivaldybės administracija suderintose vietose gali visi rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į savo rinkimų apylinkę. O specialiuosiuose punktuose tai yra gali visi rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ir amžiaus yra sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose arba atlieka privalomą karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti rinkimų apylinkę arba rinkėjai, kuriems taikomas suėmimas arba kurie atlieka arešto ir laisvės atėmimo bausmę. Čia iš mūsų patirties su rinkimais, sakykime, kalėjimuose yra labai sudėtinga. Reikėtų pateikti irgi atskirus prašymus, jeigu grupė žmonių norėtų vykti stebėti į tam tikrą kalėjimą. Tarkim, mes turime kalėjimus, kur Panevėžyje, tai jeigu yra tokių žmonių norinčių, tai irgi reikėtų su mumis susisiekti, mes tokį prašymą turim rašyti atskirai kalėjimo vadovybei. Ta prasme, čia apie tai nėra parašyta ir didelė pastaba yra vyriausiai rinkiminiai komisijai, todėl kad kalėjimų departamentas ir įkalinimo įstaigos iš tiesų neįsileidžia stebėtojų, jeigu jie iš anksto nėra apie tai pranešę. Bet jeigu toks poreikis būtų į moterų kalėjimą nuvykti, nes patirtis iš tiesų begalinė, netgi suimtieji pasakoja atskiras istorijas, kaip jie gauna arba negauna balsavimo biuletenius. Balsuoti namuose gali tik asmenys su negale, jos namuose slaugantis ar prižiūrintis asmenys, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti į rinkimų dieną ir rinkimų apylinkę. Jeigu jie yra pateikę apylinkės rinkimų komisijai nustatytos formos prašymą balsuoti namuose ir įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Tai patarimas tiesiog aplinkai, jeigu žinote tokių senų žmonių, tai galbūt vaikai gali padėti užsiregistruoti ir šią informaciją. Susitvarkyti. VRK nepateikė detalios informacijos apie tai, kaip šitos procedūros turėtų būti atliktos. Ką tuo tarpu stebėtojas? Tai tuo tarpu stebėtojas turi 3 pareigas. Balsavimo iki rinkimų dienos stebėjimą, balsavimo stebėjimo rinkimų dieną apylinkėje ir stebėjimą skaičiuojant balsus ir nustatant rinkimų rezultatus. Tai dabar jau kiek jumise yra to ryžto ir kiek jūs norėsite prie viso to prisidėti. Taigi, stebėtojas, kuris stebi balsavimą specialiuose balsavimo punktuose, tai yra ligoninė, globos įstaiga, bausmių vykdymo įstaiga, namuose, gali vykti pas rinkėjus, turinčius judėjimo sutrikimo ir negalinčius atvykti specialiame balsavimo punktai balsavimo skirtą vietą kartu su ne mažiau kaip 2 apylinkėms rinkimų komisijos nariais. Pastebėjęs pažeidimą, pateikęs rinkimų komisijos narių savo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinant dokumentai gali komisijai pateikti skundą, protestą, pretenziją, būtent tuose specialiuose balsavimo punktuose. Dabar kaip, kada ir apie kur yra pranešama, tai minėsiu, rinkimų komisijos iš anksto privalo apie tai paskelbti. Rolandas kelia. Rolandai. Labą dieną. Norėjau paklausti. O kaip rinkimų stebėtojas, pavyzdžiui, jeigu vienoje apylinkėje jis užsirašęs, kaip sužinoti, ar galima jam dalyvauti ir tuose, kur iš ankstiniuose, kur dalyvau stebėjimą, ir iš kur sužinoti duomenys, kada, pavyzdžiui, tie komisijos nariai važinės palei žmonės, kad turėti informaciją, tuo pačiu prisijungti ir stebėtojai.
Apie tai dar norėjau pasakyti ir pasakysiu, dar kartą pakartosiu, atsakydama jums į klausimą, galiu sakyti, kad komisijos, apylinkių komisijos skelbia iš anksto tas datas, kada vykstama į namus, iš ankstinius balsavimus. Kaip susirasti šią informaciją, patikslinsim jums raštu, elektroniniu laišku, kurį adresą jūs palikote, nes iš tiesų 61 apygarda ir beveik 2000 apylinkių. Tai tą informaciją susigaudyti labai sunku, dėja atmintinėje apie tai VRK nerašo, bet mes jums padėsime. Atsiųsime nuorodą, kur jūs tą grafiką galite rasti. Ar atsakiau į klausimą? Panašiai. Bendrinu toliau. Ačiū. Ar matosi vaizdas? Dar ne. Rolandai, nuleiskit, išjungkit rankos pakėlimo mygtuką. Ačiū. Taigi, matote tokią galimybę, kad jūs pamatęs pažeidimą galite pateikti skundą, protestą arba pretenziją. Beje, labai yra pakankamai svarbi aplinkybė, kad jūs be savo pažymėjimo, stebėtojo pažymėjimo, turite turėti ir asmens dokumentą, patvirtinantį dokumentas jūsų tapatybę. Bet kaip pateikti tą skundą ir koks tas galėtų būti protestas arba pretenzija? VRK yra Vyriausioji rinkiminė komisija nustačiusi tam tikrą formą ir norėsime, pasistengsim, kad jūsų pašto dėžutės įkristų bent jau viena tokia iš formų, kur yra pakankamai aiški, kas, kodėl, ką pamatė ir ką skundžia. Kad jūs turėtumėte pavyzdį ar tokią kaip šabloną užpildyti. Jūs galite skundą pateikti rašydamas ranka. Tik tai turi atitikti tam tikrus rekvizitus. Tuos rekvizitus labai tikimės, mes suspėsim jums pateikti į jūsų pašto dėžutę. Kad jūs turėtumėte pavyzdį. Atsispausdinsit, dar kartą persižiūrėsit VRK jų rekomendacijas ir tada tikrai būsite drąsesni veikti, pateikti skundą. Gal to nereikės. Stebėtojas specialiuose balsavimo punktuose gali susipažinti su komisijos narių vykimo pas rinkėjus balsuojančius namuose grafiku. Grafikas yra viešas, jo kopija iškabinama apylinkės rinkimų komisijos skelbimo lentoje grafiko patvirtinimo dieną. Šie grafikai skelbiami portale rinkėjo puslapis. Jeigu jūs turite galimybę ir įeinate www.rinkėjopuslapis.lt, šie grafikai, kaip bent jau teigia VRK, bus paskelbti portale rinkėjo puslapis. Kol kas tokių grafikų nemačiau ir iš patirties galiu pasakyti, kad šiai dienai iki šių rinkimų, jie buvo kaip ir užslaptinti arba mažai skelbiami, bent jau neviešinami. Tai kabinami savivaldybės patalpose, tai dar kažkur tai turi telefoną susirasti ir rinkimų komisijai prisiskambinti, bet tikimės, kad šie rinkimai bus kitokie su mūsų ir su jūsų pagalba. Stebėtojų specialiuose balsavimo punktuose draudžiama atlikti balsavimo veiksmus už asmenį, kuris šių veiksmų negali atlikti dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių. Jeigu, sakykime, taip gali nutikti, nebūtinai provokacija, kartais senyvas žmogus atsinešęs tik tai dokumentą, kad jis yra pensininkas, pensininko pažymėjimą, paprašo jūsų pagalbos, jį palydėti. Jūs to negalite daryti, nedarykite. Iš mano asmeninės patirties taip yra nutikę per rinkimų dieną keletą kartų. Bet blogiau yra nutikę, kai tokiems senyviams žmonėms neįteikiamas antras biuletenis. Tai iš tiesų, jeigu komisija sėdi vienoj tiesiojų, ne keliuose, ne kampu, tai pastebėti neįteikimą pakankamai ir lengva, ir sudėtinga. Kitą kartą pasitaiko vyresnio amžiaus rinkėjas, kuris yra išsilavinęs, protingas ir žino, kad du turi gauti biuletenius, kaip šiuo atveju prezidento ir referendumo. 2 biuleteniai bus, taip? Tai pakelia triukšmą. Į tą triukšmą jums sureagavus, jūs turite prieiti ir išsiaiškinti aplinkybės, kodėl yra nesuteikiamas antras biuletenis. Bet rinkėjas gali ir atsisakyti
paimti antrą biuletenį. Tarkim, jisai nenori dalyvauti referendume, kuris iš tiesų yra ne pilietybės išsaugojimo, taip iš mūsų pozicijos, bet teisių perdavimo, įgaliojimų perdavimo Seimui. Tai jeigu atsisako rinkėjas, jis turėtų palikti įrašą, taip pat žurnale, kad jis atsisako paimti referendumo lapą, kad nebūtų užpildytas tas langelis kaip paimtas arba kad kažkur nenukeliautų. Taip, kad išvairuoti tam tikras situacijas atsargiai iš šono gali jums tekti. Beje, yra toks man atvejis įvykęs, kai žmogus į rinkimų vietą atvyko ne su asmens dokumento, su pensininko pažymėjimu. Įstatymas nenumato aplinkybės, kad žmogus galėtų su pensininko pažymėjimu balsuoti. Tačiau pagal sveikatos būklę galima daryti nuolaidą ir bent jau ankstesniais rinkimais buvo daroma tokia nuolaida pensininkams, kur negrįž 14 km galbūt namo. Tai vėlgi tokio žmogiškumo, ne tik tai įstatymo raidės reikėtų pasižiūrėti, galima užsifiksuoti pavardę, galima pasižiūrėti, galbūt įrašyti pas save į pastabas. Stebėtojas turi stebėti, kad pas namuose balsuojančius rinkėjus vyktų skirtingų politinių partijų pasiūlyti rinkimų komisijos nariai ir stebėtojai. Na taip, įdomi šita nuostata. Tokia rekomendacija Vyriausiosios rinkiminės komisijos, čia ne mūsų išgalvota, čia Vyriausioji rinkiminė komisija sako, kad taip turėtų būti. Klausimas, kaip susižinoti, kokiu politinių partijų vyksta rinkimų komisijos nariai. Na, tai šitą galvosakį, kai išspręsite, papasakosite ir mums. Stebėtojas turi stebėti, kad pas namuose balsuojančius rinkėjus vyktų skirtingų politinių partijų pasiūlyti rinkimų komisijos nariai ir stebėtojai. Turi stebėti. Aš atkreipiu dėmesį į sąlygą turi stebėti. Klausimas, kaip duomenų analitikai, čia užduotis ir Gediminui, ir kitiems duomenų analitikams, kaip mes galėtumėm apskaityti šios pažeidimus ir kokia tų pažeidimų pasekmė. Stebėtojas turi teisę rinkimų dieną prieš prasidedant balsavimui kartu su rinkimų komisijos nariais dalyvauti antspauduojant balsadėžę. Tai jeigu jūs netvyksite anksčiau 7 valandų, jūs atvyksite, jau jinai bus gal užantspauduota. Jeigu jinai nepermatoma, jūs ir nežinosite, ar toj balsadėžiai yra jau kas nors įdėta, ar nėra nieko įdėta. Tai rekomenduojama yra, kitose rekomendacijose yra kalbama taip, kad kai susirenka 2/3 komisijos narių, tada atidaroma patalpa. Bet apylinkė, apylinkė labai skirtingos kiekvienos apylinkės, ten, sakykime, jeigu bendruomenės tvirtesnės, jos gal atsirakina panašių metų, nebūtinai tiems 2/3 komisijos narių susirinkus. Taip kad stebėtojas iš tiesų turėtų būti ankstyvas ir bent šitame procese padalyvauti, jeigu jis vienas. Jeigu stebėtojų toje apylinkėje keli, o mes tikimės, kad kitais rinkimais bus 2 arba 3 kiekvienai apylinkiai, jūsų dėka, jūsų pagalbos dėka, reklamuojant šią aplinkybę, kad stebėtojai yra būtini, tai jūs tada galėsite ir pasiskirstyti, kas vyturys, kas pelėda ir kas kaip elgiasi. Kaipgi atrodo balsadėžės? Naujo pavyzdžio balsadėžės turi būti plombuojamos per dugne ir šonuose specialiai tam padarytas ertmes. Jos yra plombuojamos specialiu tokiu būdu. O seno tipo pavyzdžio balsadėžės turi būti antspauduojamos apylinkės antspaudų per balsadėžės atidarimo vietą. Jinai yra čia viršuje ir toks lapelis yra. Ir šitas lapelis negali būti nubraukiamas, negali būti antrą kartą klijuojamas lapelis, negali būti trečią kartą klijuojamas ir panašiai. Šitas lapelis specialus, jisai antspauduojamas, klijuojamas ir antspauduojamas specialiu antspaudu, jis turi būti užklijuotas, sakykime, jums matant, jeigu jūs tikrai atvykote į rinkiminę apylinkę pakankamai anksti. Rekomendacija iki užklijavimo iš irgi stebėtojų patirčių, tai yra tą dėžę šiek tiek paklibinti, pajudinti, nes kartais tokios dėžės atsidaro iš apačios. Arba šitos dėžės gali atsidaryti dar kitaip. Taip. Aš tiesiog eisiu stebėtojų ambasadą, iš karto galiu pasakyti, kad niekas neįleis, kad ir stovėsim, yra apsauginiai
ir jie įleis jau, kai bus viskas padaryta. Garantuoju, labai noriu klysti, bet bus jau viskas padaryta, nes visa komisija yra konservatorių žmonės. Taip, kad įėjus, ką aš tada galėčiau padaryti, prašau man patarti. O dėl iš ankstinių balsavimų, mum gyvenant užsienyje, tikrai šita informacija nereikalinga. Tai tiek. Tai iš stebėtojų patirties jie vis tiek be 5-7 įėjus į patalpas eina, apsižiūri balsadėžę ir pajudina. Labai pyksta komisijos nariai. Na, jūs galima galbūt pasakyti, aš turiu tokią prievolę, aš turiu tokią pareigą, VRK atmintiniai tai yra parašyta, tuo labiau čia ne mūsų sugalvota, o VRK atmintiniai yra tai parašyta. Jūs ją galėsite atsisiųsti, atsispausdinti ar atsiversti telefone ir parodyti, čia VRK taip nurodė, kad, na, taip turi būti, aš turiu būti įsitikinusi. O tai šitai, galima, kad jūs čia šitą informaciją tiesiog išsiųstumėt mum, kad mes ją turėtume. Taip, aš kaip ir minėjau, viską, ką mes kalbamės, tai yra iš vyriausios rinkiminės komisijos atmintinės, vyriausios rinkiminės komisijos atmintinė nuoroda, ją jūs gausite, lygiai taip pat kaip ir žmonės, kur jūs apylinkėje galėtumėte kontaktuoti su jais, pasidėlioti savo laiką. Ačiū. Tatjana dar. Taip, aš norėčiau paklausti dėl tos dėžės. O jeigu jie atsisakys, ta prasme, rodytą dėžę, pastatys prieš faktą, vat jau yra ta dėžė užplombuota. Tai ką man rašyti, skundą, protestą, kad nenori man, ta prasme, visiems mums. Siūlyčiau, supratau klausimą, siūlyčiau atkreipti dėmesį, kad yra 2 tipų dėžės. Tos seno tipo dėžės, jos gali būti nepermatomos ir plombuojamos iš viršaus ir su jomis yra sudėtingiau. O naujo tipo dėžės, jos dažniausiai yra stiklinės. Gal jau rinkimuose būdami ir matėte, jos yra stiklinės. Tai patikrinti jų užplombavimo neturėtų būti sudėtinga, kaip ir jeigu atsirakino duris, jūs įėjot ir ten galbūt yra arba galbūt nėra mesti balsai. Ko neturėtų būti 7 valandą, Tatjana garsai išsijunkit, ko neturėtų būti 7 valandą ryte, tai neturėtų būti palaidų biuletenių. Jeigu komisija negali pradėti anksčiau, įmesdama biuletenius užklijuotus vokuose, kurie ateina iš anksinio balsavimo. Rinkimų dieną biuleteniai, kurie yra surinkti iš ankstinio balsavimo būdu ir 2 vokuose užrakinti, užklijuoti, negali būti sumesti jums nedalyvaujant, nes rinkimų pradžia yra 7 valanda ryto. Taip, bet ką daryti? Rašyti skundą, jeigu taip yra, įvyko taip, kaip jūs sakot? Visus šitos pažeidimus yra rekomenduojama pasižymėti ir pabaigoje, kada 8 valandą užsidarys rinkiminė apylinkė, galėsite protokole pažymėti visus susijusius įvykius, pastabas įrašyti. Jeigu būtų labai grubus pažeidimai, tarkime, atėjote, prieš jūs atsirakino duris ir ten jau matote rinkimų biuletenius, skundą teikėte komisijos pirmininkui, Tai va, ir tada tikimės, kad bus dar ir telefonas, kurio galėsite pasiskambinti ir paklausti, ką tokiu netipiniu atveju daryti. Daleiskim, aš modeliuoju situaciją. Aš ateinu, matau, kad yra jau įmesti tiek išankstiniai biuleteniai prieš faktą pastatyti. Ir aš turiu leisti toliau daryti, mesti ten įdėžę ir kitus biuletenius, pradėtą rinkimų dieną, ar aš vis dėlto turiu uždrausti skundą prašyti, kad jau šitą dėžę nenaudojam, ta prasme, mes nepatikrinam, ar jie jau buvo gal nubalsavus. Tai ar aš neturiu tokios teisės stabdyti rinkimus procesą, bet jau aš pato kaip įrodysiu, kad ten buvo kažkas. Dar kartą pasikartosiu, iš ankstinio balsavimo biuleteniai, kurie yra vokuose, jie negali būti šiaip atplėšti ir įmesti, ar vokai negali būti sumesti, aš apie tai dar kalbėsiu, paaiškinsiu. Ir prieš 7 atvykus ryto negali būti jokių balsavimo biuletenių permatomo į dėžėjai.
Dėl nepermatomos dėžės, na, tikimės, kad komisijos nariai elgsis sąžiningai, daugumoje taip ir užplombuos susirinkus visiems komisijos nariams, nes negalima plombuoti. Aš dar vieną repliką galiu, per savivaldos rinkimus Alvydas pastebėjo, kad Bizdonio apylinkė, pavyzdžiui, buvo ne virvutė užplombuota, ten kažkokia aguma ir jinai tempėsi ir galima buvo tą dantelę pakelti. Taip, dar teisinga pastaba, ačiū Tatjana, tai yra speciali, turi būti popierinė juostelė. Dar kartą akcentuoju, tai turi būti popierinė juostelė ir atkreipkite dėmesį, jeigu tai yra seno tipo balsadėžės, popierinė juostelė su antspaudas turi būti uždėtas. Jeigu tai yra naujo tipo, tai yra toksai, kaip tas žgutas, toksai specialus, kuris netamprus, bet specialus įrankis fiksuojantis, kad neatsidarytų. Ir taip, judami priekin, galiu tęsti. Irena dar kėlė ranką, nežinau, Irena, esat čia? Irena. Sveiki, ar girdit mane? Girdim. Aš norėjau truputėlį ne į šią temą paklausti. Man labai įdomu būtų susisiekti su stebėtojais Londone. Tai būtinai, nes yra koordinatorius Londone bus ir jūs visi turėsite tarpusavyje pasikeisit kontaktais. Laukiam kol kas VRK patvirtinimo, kai tik bus VRK patvirtinti. Jolanta padės susikoordinuoti. Šiai dienai mes žinom, kad bent 7 ambasadoje žmonės bus, reiškia tikrai be jokių skausmingų dalykų. Tiesiog rekomenduočiau nedaugiau kaip 2 vienu metu ir jeigu iš kitur kažkas prisijungs iš opozicijų, tai irgi galimybė pailsėti, jeigu pasitikim pažįstam žmogumi. Tai visus 7 perskirstėm per organizacijas ir nuo tam tikrų organizacijų, kadangi įstatymas sako, kad tik tai 2 nuo vienos organizacijos. Tai žinom, kad Londone yra 7. Gediminas, paskui Birutė. Taip, Tatjana ir visiems kitiems, kurie atėję į rinkimų patalpą, randate, kad yra dėžė netuščia. Jūs turite teisę fotografuoti ir filmuoti. Tai fiksuokite šitą dalyką, kaip tai bus papildomas įrodymas prie protesto. Baigiau. Ačiū, Gediminas, taip priminė. Jūs turite teisę ir fotografuoti, ir filmuoti, tik tai negalite asmens duomenų. Yra, dabar pagriežtinta viskas su asmens duomenimis, tame tarpe ir rinkimuose. Tai žurnalų negalit filmuoti, kur yra asmens vardas pavardė, nes viskas, kas yra susijęs su žmogumi, yra asmens duomenis. Jeigu jūs norėtumėte tai gauti, aš dar minėsiu apie asmens duomenis, tai turėsit pasirašyti tam tikrą dokumentą, kurį turės komisija. Apie tai dar kalbėsiu. Bet taip filmuot, fotografuot galit ir išsaugokit tokius, pasižymėkite, išsaugokit. Ilgų video nereikia daryti, trumpus. Ten ir ten toks laikas. Ką fiksuojam? Laikas, vieta, nusižengimo padarimo būdas, priemonės, įrankiai ir, žodžiu, kuri valanda, kada čia atsitiko. Ir visą tai dedam jau pabaigoje prie protokolo, prie įrašo arba rašom atskirą skundą, protestą. Birutė dar. Prašom, Birutė. Mikrofoną įsijunkit, Birutė. Negirdim. Mikrofoną paspauskite. Negirdim Birutės. O dabar girdim? Girdim. Labą dieną. Norėjau grįžti atgal prie to, kai išduoda biuletenį, nes jaučiu, kad bus tokių, kurie atsisakys imti referendumo biuletenį. Tai kaip ten turi atsišviesti? Mes už prezidentą tai pasirašom biuletenį. Gaudami biuletenį žmogus pasirašo. Kiekvieną biuletenį gaudami jūs pasirašote. Greičiausia, žurnale prašykite pažymėti, kad atsisakėte imti. Nepalikit tuščio langelio. Tiesiog jūs atvykote, bet atsisakėte.
Taip, kitas būdas yra sugadinti biuletenį, bet sugadinti biuletenį reiškia padidinti balsavusiųjų skaičių. Tai nebūtų pats Ne, geriausias. aš tik klausiu apie tos, kurie atsisakys imti, kad skaičius būtų mažesnis. Taip. Reiškia, jie turi patys, kai parašą deda prezidentui, tai čia turi parašyti, kad atsisakau. Ir Taip, parašą. atsisakau. Taip, atsisakiau paimti. Atsisakiau Žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Pažiūrėsim. Ačiū. Atsakė. Bet žinant, kad iš pasaulio lietuvių šiai dienai turbūt tik 18 000 registravosi, tai labai mažai tikėtina, kad referendumas jų svorio dėka įvyks. Žiūrėsim, kaip čia dėlios. Aišku, ačiū. Kol kas mes kaip stebėtojai galim kalbėti apie rinkimus ir vykdyti taip vadinamą rinkimų propagandą. Rinkimų dieną vykdami į namus stebėti, to negalime daryti. Tai, žodžiu, negalim nei palydėti iki stendo, nei kažką papasakoti apie kandidatą arba dėl referendumo. Tai būkime atsargus, mes stebime, bet ir mus stebės. Tęsiu toliau. Taip, dar kažkas? Stanislavas. Mikrofoną įsijunkit. Labas vakaras. Labas. Sakykit, jeigu aš būsiu paskirtas į vieną rinkiminę apylinkę, o balsuoti biuletenį aš turiu paimti kitoj, kaip man tada balsuoti? Aš jau buvau jums tą klausimą uždavęs. Čia prieš keletą dienų. Yra VRK išaiškinimas, kad galima toje pačioje apygardoje balsuoti bet kurioje apylinkėje. Kadangi tai buvo savivaldos rinkimai, tai reiškia, kad apibrėžta buvo apylinkės, tai yra apygardos mastu. Kadangi dabar vyks referendumas ir prezidento visoje Lietuvoje rinkimai, tai čia yra mano spėjimas, reiktų gauti išaiškinimą iš VRK, kad turėtų būti bet kurioje apylinkėje galima balsuoti, jeigu esate registruotas irgi kitoje apylinkėje. Tiesiog turėtų būti elektroniniu būdu susisiektas ir padarytas įrašas, kad jūs toje nebalsuojate, balsuojate kitoje. Čia VRK darbas yra. Rinkimų komisijos darbas tai yra. Taip, aš pratęsiu tada Gedimino pastebėjimą irgi iš to, ką mačiau rinkimų dieną, tokių atvejų pasitaikė. Komisija priėmusi sprendimą leisti rinkėjų balsuoti, kompiuteryje tiesiog sužiūrėdavo, ar nėra išankstinėme balsavime dalyvavęs asmuo. Tai taip, tai yra galima. Tai galima daryti su asmens dokumentu. Nepamirškite turėti asmens dokumentą. Ar galiu tęsti? Taip, rankų nėra, prašom. Taip, tai dar kartą galbūt pasikartosiu, balsadėžės yra naujo pavyzdžio, jos plombuojamos dugne ir šonuose, per specialiai tam padarytas ertmes, jos yra permatomos. Ir seno tipo balsadėžės, kurios gali būti ir nepermatomos, bet dauguma jau tokių nelabai ir likę, antspauduojamos per atidarymo vietą. Atidarymo vieta turėtų būti viršuje, bet mes esame aptikę ir apačioje. Tai tikrai reikia pajudinti tas balsavimo dėžes, mandagiai pasibendravus su komisija, kad aš turiu tai padaryti, aš turiu tai atlikti. Dar Gitana dar. Sveiki visi. Ar girdite mane? Girdim. Taip, dabar žiūrėkite, mes susidūrėm su tokia situacija. Mano brolis, tiksliau, jisai gyveno Anglijoje, bet jisai praeitais metais grįžo į Lietuvą ir deklaravo gyvenamą vietą Lietuvoje, bet jisai yra priregistruotas, kaip deklaruotas seniūnijoje. Ir jisai, žinokit, pasitikrino rinkėjų sąraše, ar jisai yra įrašytas ir jo nėra, žinokit, įrašyto. Ir mes bandėm ieškoti, tiesiog yra prašymas įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą, forma F5 tokia.
ir ją galima elektroniniu būdu atsidarai, užpildai ir išsiunti. Žinokit, neatsidaro ta forma. Ką mums dabar daryti? Ar mums atsispausdinti PDF failą ir eiti į rinkimų dieną, balsuoti, ar tiesiog nežinom, ką daryti? Aš Šis turėjau klausimas- šitą atvejį. Mano Šis žmona... klausimas rinkimų komisijai. Nendrė, aš galiu papasakoti. Mes su žmona deklaravom gyvenamą vietą ten kelių savaičių skirtumų Palangoje. Manęs nespėjo perregistruoti ir aš likau Kauno apylinkėje, o jinai kaip ir turėjo būti Palangos apylinkėje, bet nuvykus balsuoti Palangos apylinkėje jos nerado. Tada sutikrino jos duomenis ir rinkimų komisija sutvarkė viską ir suregistravo vietoje. Nereikėjo jokių prašymų rašyti. Jo, bet žinokit, jam iš visą apylinkę nepriskirta jokia. Jisai yra jo duomenis, asmens kodas, bet apylinkės jokios nėra. Tiesiog, nėra apylinkės. Tai lygiai taip pat mano žmona taip pat apylinkės neturėjo jokios. Ir ją sutvarkė. Sutvarkė. Žodžiu, tenais nereikia suspausdinti PDF failo jokio, tiesiog nueiti į apylinkę balsavimo dieną ir balsuoti, ar ne? Taip. Viskas aišku. Gerai. Tai dar truputėlį iš patirties, tai tokiu atveju pasitaiko ir jūs pamatysit patys kaip stebėtojai, kad tokiu atveju yra nemažai, iki 5 bent jau vienetų didesnėse. Yra žmonės, kurie grįžta iš užsienio balsuoti, visaip atsitinka. Tai viskas sprendžia kompiuteris, rinkimų komisijos pirmininkas. Ne bet kas, o komisijos pirmininkas, jisai sutikrina, ar nėra iš ankstinio balsavimo pažymėta ir tokiu būdu sprendžia šį klausimą. Tai ar galiu tęsti? Ir dar norėjau vieną klausimą. Nežinau, aš ką tik prisijungiau, gal neišgirdau šito klausimo. Skaičiuojant balsus, pavyzdžiui, jeigu tu stebi, kiekvieną balsą galima, tiesiog skaičiuoja po vieną balsą ir pliusuoja ten, ar ne, ar kaip? Ar ten jie visi atskirai? Prie skaičiavimo kaip tik mes dar nepriejome ir dar prieisime, tai jūs nepavėlavote. Gerai, tada ačiū už atsakymą. Paspauskit rankelės mygtuką. Taip, tai vyriausia rinkimų komisija tą lipduką, ten turi savotišką pavadinimą, aš modifikavau tą pavadinimą, jis yra perplėšiamas tas lipdukas ir iš tiesų va čia yra loginė klaida padaryta toje atmintinėje, kurią jūs gausite, atsargiai skaitykit ją, nes susidaro įspūdis, kad galima iš teksto, taip skaitant, kad galima nuplėšti. Ne, balsadėžės, tas perplėšiamas lipdukas, kuris yra užklijuotas, kuris atspindi, kad nuo 7 ryto vyksta skaidrus rinkimai, turi būti užklijuotas iki pat balsadėžės atidarimo momento. Tai yra dar prieš tai balsadėžė turi sukeliauti ir iš ankstiniai balsavimai, kurie ne šiaip kaip biuleteniai turi sukristi, bet su tuo antru voku. Tuoj papasakosiu. Ir tik tai, kai rinkimų dieną 20 valandą ir prabalsavus visiems yra paskelbiama balsavimo pabaiga, tada yra tikrinama, ar nėra nuplėštas tas netinkamai, lipdukas. Jeigu yra kažkokie pažeidimai, jūs buvot atsitraukęs, tarkime, jūs buvote vienas ir buvote į tualetą nuėjęs ar pavalgyti, tai ir pamatėte, kad prieš 20 valandą yra sugadinimas, vėlgi fotografuojate, filmuojate, komisijos pirmininkui pranešate ir po protokolų taip pat galite tai pažymėti. Taigi, stebėtojas turi teisę. Jis turi teisę reikalauti, kad rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai, taip pat balsavimo patalpose esantis asmenys laikytųsi rinkimų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Tam, kad to reikalauti, reikia pasiskaityti įstatymą. Reikia nepabijoti pasivartyti vyriausiosios rinkimų komisijos įvairias rekomendacijas, bei atsiversti rinkimų įstatymo, rinkimų kodekso, nors 92-91 straipsnius. Tai nors tos straipsnius paskaitykite, tai tada tikrai galėsite, taip jau būti tvirtesni, kad galite reikalauti. Nes tiesiog iš patirties galiu pasakyti, kad fokusai vyksta prieš akis, o tu net negali suprasti, kad jau vyksta fokusas. Nors
Aš pati asmeniškai esu teisinio išsilavinimo žmogus ir galvojau, kad man labai gerai seksis stebėti balsavimus, bet matyt gyvenimo gudrumo pritruko, nes dar reikia ir drąsos sureaguoti į tuos pažeidimus. Tai tikrai pirmieji stebėjimai, o tai yra galbūt daugumai šį kartą pirmieji stebėjimai, tai yra tokie pasibandymai savęs ir to, ką jūs iš tiesų suprantat, žinot. Tai galbūt verta ir paskaityti kažką daugiau negu kad tik tai mūsų paskaitos. Tai va, iki balsadėžės atidarimo visi tušinukai turi būti išnešti iš balsavimo patalpos. Ir šita sąlyga, jinai ne šiaip su atsiradusi, bet jinai būtent iš patirties ir tai rašo vyriausia rinkiminė komisija, todėl kad tų pažeidimų, tokių netyčinių palikimų tušinukų yra. Į ką aš atkreipčiau dėmesį? Be abejo, mes gaunam pastabų iš komisijos narių, kurie daug metų dirbo komisijose, kad mes labai priešiškai bandom nuteikti prieš komisijos narius, arba taip nėra, kaip mes pasakojam. Bet mes neprisigalvojam istorijų, kalbam iš tos savo patirties. Tai būtų labai smagu, kad susiklausiusios komisijos ir komisijose tikrai dirba sąžiningi žmonės ir galbūt taip yra mažose bendruomenėse arba, sakykime, kur susiklostė tokia etiška kultūra, bet deja šiai dienai pasitaiko ir kitaip. Tai ką aš kaip stebėtojas atkreipčiau dėmesį, tai yra platūs sijonai, laisvi rūbai, tai yra ilgi nagai, nes po jais gali netgi atsirasti rašymo priemonė sugadinimui biuletenio, pažymėjimui biuletenio. Tai šitos paprastus tokius dalykus tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį? Į balsavimo kabinose esančius tušinukus. Jeigu, turbūt per video jūs esate tokį matę, atkreipkite dėmesį, pabandykit tuos tušinukus ant savo lapo popieriaus, pažymėję kryžiuką ar kažkokį taškiuką, nueikit į šoną ir su žiebtuvėliu iš apačios pakaitinkit. Jeigu tušinuko užrašas išnyksta, kreipkitės į komisijos pirmininką dėl šios aplinkybės, nes tokių tušinukų dėja rinkimuose pasitaiko. Sako, ne demokratinėse šalise, bet mums yra žinoma demokratinėse šalise atvejai. Taigi, skaičiuojant biuletenius, galima naudoti tik grafinius pieštukus. Tai yra, grafitinius pieštukus. Tai yra tie paprasti pieštukai, ten pasižymėti dešimtinės turbūt, ne? Tai atkreipkim dėmesį, kad nebūtų rankose jokių tušinukų. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tikrai labai yra piknaudžiaujama su tušinukais ir pieštukais. Išduodant biuletenį kažkur žymama pieštuku pačiame žurnale ir teko pasakyti man pačiai ne vieną pastabą. Deja, nes dar tuo metu prieš 15 metų dar nebuvo tokių tobulų telefonų greitų, kur gali greitai įsijungti, nusifilmuoti. Tai bet kokiu atveju filmuokit, fotografuokit naudojimą pieštuko, tada, kada yra pildomi žurnalai, jų neturi būti. Ir tušinuko, kada skaičiuojami biuleteniai, jų neturi būti. Pirmiausia, yra skaičiuojami balsadėžėje rasti biuleteniai, surūšiuojant juos į galiojančius, negaliojančius ir neaiškius. Tai jeigu yra skaičiuojami, tai pirmiausia, taip rūšiuojama, ne? Tai kadangi, kiek mes dabar tų kandidatų turime, tai tų galiojančių krūvelių bus nemažai, ne? Tai čia labai priklausys nuo komisijos pirmininko. Ar jisai tiesiog leis per vienas rankas ir dės į vieną krūvą, o po to ta krūva bus rūšiuojama, ar iš karto bus rūšiuojama, kaip komisijos pirmininkas, kaip komisijos nariai yra susiklausę dirbę kartu. Dažnas klausimas yra, ar stebėtojas gali skaičiuoti, dalyvauti, čiupinėjant tos lapus. Iš patirties galiu pasakyti, geriau vaikščiokit aplink stalą ir žiūrėkit, nečiupinėkit, nes atitrauks jūsų dėmesį. Nuo po langės atsiras kažkokie nuimti dalykai ar atrasti ir taip toliau. Taip, kad jūs stebėkit geriau. Taip ten vyksta tas skaičiavimas ir panašiai. Tai vat, galiojantis, negaliojantis ir neaiškus. Galiojantis biuleteniai yra suskirstomi pagal žymas ir suskaičiuojami. Ten pirmas, antras kandidatas, trečias, palei pavardės. Tas pakankamai aišku. Jeigu neaišku, kuriai grupiai priskirti biuletenį, jis dedamas atskirai. Baigus skirstyti biuletenius į grupės dėl kiekvieno,
negaliojančio ir neaiškaus biuletenio balsuojama atskirai. Tai yra tos komisijos nariai pritarė arba nepritarė, ar jisai negaliojantis, ar tą neaišku priskirti prie galiojančio, ar tą neaišku priskirti prie negaliojančio. Čia pakankamai yra svarbu. Negali būti gal jų labai daug, bet vėlgi nesužaiskim ant dėmesio nukreipimo. Toliau skaičiuojami iš savivaldybės bei balsuojant namuose gauti išoriniai balsavimo vokai. Pirmiausia yra suskaičiuojamas bendras gautų vokų skaičius. Jie tokie no-name, be nieko. Tada po vieną atplėšiamas kiekvienas išorinis balsavimo vokas ir patikrinama, ar jame yra informacinė rinkėjo kortelė. Tada, jeigu jos voke nėra, vidinis balsavimo vokas neantspauduojamas, jis dedamas į šoną, neantspauduojamas, nes nėra informacinės rinkėjo kortelės. Jeigu yra, tada yra patikrinama, ar rinkėjas yra apylinkės rinkėjų sąraše ir ar rinkėjas nebalsavo rinkimų dieną. Tai turi atlikti komisijos narys, paskirtas komisijos pirmininko, tai atliekama prie kompiuterio. Būtent negali būti kai kuriuose savivaldybėse dėl nežinojimo, galbūt komisijos pirmininko neapdairumo, galbūt tyčia plėšiami tie vokai ir metami biuleteniai. Taip neturėtų būti. Taisyklė yra labai paprasta. Bendras vokų skaičius, išorinis balsavimo vokas ir žiūrima, ar yra informacinė rinkėjo kortelė. Jeigu jos nėra, vidinis balsavimo vokas neantspauduojamas. Jeigu yra, patikrinama, ar rinkėjas yra apylinkės rinkėjų sąraše, ar į tą apylinkę atkeliavo ir ar rinkėjas nebalsavo rinkimų dieną, nes jeigu jis balsavo, bus pažymėta žurnale. Jeigu rinkėjas yra sąraše ir jis nebalsavo rinkimų dieną, jo vidinis balsavimo vokas antspauduojamas rinkėjų sąraše ir abris positėme pažymima, kad rinkėjas balsavo paštu. Visi antspauduoti vidiniai vokai yra metami į balsadėžę. Nepradedama karpyti, jie yra metami į balsadėžę. Kodėl tokia yra procedūra? Kartais nutinka taip, kad, sakykime, mažas rinkėjų srautas arba į dienos pabaigą sumažėja ir tada komisija, kuri jau yra susigrojusi, jinai pradeda šią procedūrą anksčiau. Tai bet kokiu atveju, jeigu jinai ir pradeda tą procedūrą anksčiau, nors to ir nelabai galėtų būti, tarkim, jūs nenorit konfliktuoti, bet vis tiek tada negali būti kerpami du vokai, nes jie toje vokai, antriniai vokai suantspauduoti, patikrinti, jie turi atsidurti balsadėžėje. Labai dažni pažeidimai, fiksuokite, fotografuokite, aiškinkitės. Taigi, jeigu rinkėjas yra sąraše ir jis nebalsavo rinkimų dieną, jo vidinis balsavimo vokas antspauduojamas, rinkėjų sąraše ir abris posistemėje pažymima, kad rinkėjas balsavo paštu. Visi suantspauduoti vidiniai vokai yra metami į balsadėžę. Patikrinus visus gautus išorinio balsavimo vokus, atidaroma balsadėžė. Iš jos išimami antspauduoti vidiniai balsavimo vokai, kiekvienas vokas praplėšiamas, iš jo išimamas biuletenis. Visi biuleteniai suskirstomi į galiojančius, negaliojančius ir neaiškius. Dėl kiekvieno negaliojančio ir neaiškaus biuletenio balsuojama atskirai. Pabaigus biuletenių skaičiavimą, visi biuleteniai sudedami į nėra tai pažymėta, bet pavadinkim juos suskaičiavimo vokus. Atskiriant balsadėžėje rastus biuletenius nuo paštu gautų biuletenių. Visus biuletenių skaičiavimo rezultatus reikia tuo pačiu metu įvesti elektroninių balsų skaičiavimo protokolą vedlyje. Ir skaičiuojant biuletenius būtina laikytis eiliškumo. Ir čia aš jau turbūt galvoju, Gediminas turėtų klausimų, nes jisai tuos klausimus bandė užduoti VRK taip ir neatsakė. Kadangi yra tikrinama, to kompiuteristo darbas ten įvedama ir vėliau ir protokolas rašomas, kad turi netrukdyti ir kompiuteristui stebėtojas.
Bet mums taip ir nepavyko gauti, kol kas nepavyko gauti atsakymo, tai ką reiškia netrukdyti tam kompiuteristui, kokiu atstumu jis turėtų stebėti. Nes yra dar išskirta, kad yra atskiros patalpos tiem kompiuteristam, bet paprastai taip nebūna, būna toje pačioje patalpoje. Tai kol nesulaukiam atsakymo ir jum negalime pateikti. Stebėtojas gali dalyvauti skaičiuojant balsus, pateikti pastabas dėl rinkimų kodekso pažeidimų, bet jis neturi kliudyti rinkimų komisijai dirbti. Ir čia atsiranda tokia slidi vieta. Jūs norite pateikti pastabą, jums sako, nekliudykite komisijai dirbti, nes iš jūsų darbėje galima ir atimti pažymėjimą stebėtoją, nes jūs kliudėte rinkimų komisijai. Tai reikia būti labai etišku, labai tokiu protingai kalbančių ir būti neagresyvių, kad netimtų stebėtojo pažymėjimo, nes galbūt toje savivaldybėje gali būti toks tikslas, nebūtinai draugiška gali būti komisija jūsų atžvilgiu. Ir, reikėtų būti pasiruošus, kaip jūs tą pažeidimą fiksuosit. Aš tai siūlau visada situacijas pamodeliuoti galvoje, kaip, kokį filmą. Jeigu būtų tokia situacija, ar jinai konfliktinė, ar jinai nekonfliktinė, kaip aš reaguočiau tokią konfliktinę reakciją ir kaip reaguočiau geranoriškai. Tarkim, atskiruose patalpose yra numatytas galimybė komisijos nariam pavalgyti. Jūs neturit galimybės į tą patalpą eiti, nes nėra numatyta stebėtoją pamaitinti. Bet jūs komisijos nariai, draugiškai, o galbūt nukreipdami jūsų dėmesį, nori jūs pakviesti, pavalgyti, kavos išgerti. Tai klausimas, kiek giliai, kiek daug galima susidraugauti su komisija. Čia jūs patys turite savo atsakyti, ar verta susidraugauti su komisija, nes jūs esate tas auditorius, kuris prižiūri, stebi komisiją, nežiūrint to, kad jinai pakankamai galbūt draugiška arba yra pažįstama. Trečia, pasirašyti ant protokolo stebėtojas gali, kai į atitinkamą rinkimo apylinkės balsų skaičiavimo protokolą jau yra įrašyti visi duomenys. Čia turbūt gyvenimiška patirtis jums patiems sako, kad ant tuščio popieriaus lapo pasirašyti nieko negalima, nes taip galima atiduoti visą turtą, laimę, sveikatą ir panašiai. Vien ko vertas baltaragio malūnas, taip? Istorija. Taigi, pasirašyti ant protokolo galima, kai atitinkama rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolo įrašyti visi duomenys. Ir visi rinkimų biuleteniai jau yra sudėti į antspauduotus paketus ir į specialų voką arba vokus. Rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolą pasirašo nariai ir apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas. Tai kol jie nepasirašė ir jums siūlau nepasirašyti, tik tai tada, pasirašyti protokolą, kai jau yra visos šios procedūros įvykdytos. Stebėtojas gali prašyti protokolo kopijos. Kadangi stebėtojas gali prašyti protokolo kopijos, stebėtojų gildija yra nusitaikiusi į tą protokolo kopiją, kurią mes norėsime gauti ir norėtumėm sulyginti duomenis, kurie bus viešai paskelbti. Todėl labai prašome jūsų nepasiduoti mobbingui, nepasiduoti psichologiniams manevrams, kad patalpos užsidaro ir jos nesidarys iki ryto ir jūs negalėsite išeiti iš tų patalpų, taip dažniausiai yra nutinka vakare. Jūs laukiate, kol bus suskaičiuoti ir kol gausite tą protokolą. Tai galbūt tada trumpai apie protokolą dar gerai ir tada Gediminas, jeigu yra, norėčiau, kad plačiau nušviestumėt Gediminai, kodėl mums svarbus šitas protokolas ir kaip planuojame mes jį gauti. Ačiū. Jolanta, Tatjana. Jo, aš jau pasijungiu, aš tiesiog dabar norėčiau paklausti, ką jūs pasakojat, pas mus gali kilti labai negera situacija. Aš žinau, kas dalyvaus komisijoje, viena moteris, kuri yra labai saldi, labai veidmainiauja ir jinai gali sukelti skandalų, bet pas mus niekas nesicaskina ir kelis, kas taip rimčiau kalba, mums gali būti iškviesta policija ir mes galim būti pašalinti. Tam ruošiuosi ir tiesiog noriu žinoti,
ką jūs galite patarti, kada komisija jau bus nusiteikus priešiškai prieš mus? Turėti džiūvėsių. Taip, bet jie mum neklausys, kad mes remsimės įstatymais, kad sakysim, kokius mes turim įgaliojimus, teisės. Ten bus labai negražių dalykų. Ir tuo labiau aš tą vieną žmogų iš komisijos žinau ir gali būti provokacijų mūsų atžvilgiu. Be abejo, gerai yra nusiteikti blogiausiam, bet labai tikėtina, kad to neįvyks, nes iš tiesų iš irgi praktikos ir patirties komisijas labai sudrausmina stebėtojų buvimas. Tuo labiau, kad dabar yra begalinė galimybė naudoti visas technologijas filmuoti. Tai Aš noriu pasisakyti. Aš dabar iš karto klausiu. Aš specialiai įsigijau tušinuką su mikrokamera. Gediminas pakomentuos dar. Jolanta, jeigu nestebėjote celofano, tai pastebėkite, kaip jisai nesikeikdamas, cituodamas įstatymus, būdamas ramus, tvarkėsi su visais policijos pareigūnais ir su visais kitais žmonėmis. Jisai kaip pavyzdys, kaip reikia elgtis, yra tikrai labai geras. Nu, matot, aš kalėjime nesėdėjau, tiek teisės neišmanau, aš už tai ir klausiau Nendrės. O šiaip aš atstovauju celofaną, mes Lietuva, ir galiu įsidėti aprangą, vakar buvau įsidėjus. Taip, kad tuo klausimu, kaip elgėsi Antanas, labai puikiai žinau. Bet tokių žinių kaip jis aš neturiu. Aš duosiu patarimą dar Jolantai Tauras, paskui Tatjanai žodis. Į šitą klausimą, Jolanta, duosiu patarimą. Kadangi jūs būsite ne viena stebėtoja, o su kolegėm, ar ne, tai iš tikrųjų būkite psichologiškai stipri, nekelkite tono, o kolegę, draugę stebėtoją, greitai mirktelės duokit ženklą, kad jūsų pokalbį, konfliktinį pokalbį, ar tai prieštaraujantį pokalbį poelgiams filmuotų šalia kita stebėtoja. Tai bus įrodomoji medžiaga, nes jeigu būtų provokacija pilna ir jums kviestų policiją, kad jūs pašalinti, neva jūs maišote rinkimų komisijai, tai šalia kolegės filmuota medžiaga ateityje būtų įrodymas, kad jūs nekėlėte triukšmo ir nemaišėte komisijai. Tai tada seks skundų rašymas ir bus teisminiai dalykai. Bet jau bus post factum, tas vyks. Bet įkalčius, įrodymuosius įkalčius reikia susirinkti. Vienaip ar kitaip reikia turėti. Jau turiu vieną Ireną vakatę, kur pasiėmėm ir kur moteris ausinėm buvo autobuse. Labai tikiuosi, kad papuls į šitą. Tai tada labai turėsim tvirtą moterišką komandą. Ačiū. Taip. Tatjana, paskui Irena. Tatjana, kėlėt ranką. Tatjana. Taip, aš dėl šitos saldžios moters ir visą kitą draugystę su komisijos nariais žinau situaciją, kad, pavyzdžiui, buvo taip savivaldos rinkimuose, baigėsi, ta prasme, diena, jie sakė prieš tai, kad skaičiuoti, einam iškasim visi alkani, pavalgysim kavos arbatos, po to skaičiuosim. Visi išėjo, paliko dėžę salėje vieną. Ir kažkas buvo išėjęs, ar rinkimų pirmininkas kažką padaryti ir įmėti biuletenį. Nu, kažkaip buvo pagautas, man taip pasakoja. Tai vat, būtent nukreip dėmesį, pavalgysim, pavargot ir net gali pakeisti patį dėžę. Yra dėžės klonai ir, nu, ta prasme, ta pati dėžė, klonas toks, ir ten jau biuleteniai visi sumesti. Tiesiog pakeisti patį dėžę, visą dėžę su visais biuleteniais. Tai vat, dar kitas klausimas, galime kažkaip tą dėžę pažymėti, aš galiu kokiu flomasteriu pažymėti, kad čia būtent ta dėžė, kurį aš palikau, pavyzdžiui, išeidama, pavyzdžiui, į tualetą dar kažkur. Ne, negalima. Taip, tad Irena ir paskui Viktorija. Irena, prašom. Aš tik noriu pasakyti Jolantai, labai maloni moteris, bet tik noriu pasakyti, neurolingvistinė programa sako, nekoduokim negatyvų. Tikėkime geresnį. Tai tiek. Taip, ačiū. Viktorija.
Tai man tiesiog natūralus yra klausimas, kodėl šitos visos patalpos, kuriuose vyksta rinkimai, nėra iš viso filmuojamos kažkokia privaloma tvarka. Ir ar pats stebėtojas įsijungęs, kad specialiai pritaikyta kokį nors įrankį, ne tai, kad mobilų telefoną, bet, tarkim, užsidėtų kamerą ant galvos ir pats vaikščiotų. Aišku, stengiantis, kad nepamatyt šitų kažkokių asmens duomenų, kad to GDPR neužkabinti. Tiesiog kažkokios problemos yra su tuo. Būtinai reikia, kad nebūtų filmuojamos tos patalpos ir būtinai reikia, kad tik tą pažeidimą nufilmuot. Man šita vieta yra neaiški. Ačiū. Ačiū. Ir Viktorijai. Čia galbūt galima būtų atsakyti taip, kad valdžia suinteresuota daug metų, kad neįrengti filmavimo kamerų. Tai čia jų yra tokie norai įgyvendinti. Ir todėl stebėtojams palikta teisė filmuoti. O kokią įrangą turėsit, ar mobilių telefonų, ar specialią kamerą, tai jums nedraudžiama. Non-stopų, jeigu filmuosiu nuo 7 ryto iki 2 nakties, tai prašom. Taip, ir filmuokit, svarbu, neprikiškit kameros objektyvo į asmens duomenis, o iš toliau labai bus gerai matyti ir tušinukai, ir biuletenių davimai, galit iš įvairių kampų filmuokit non-stop. Čia jūsų teisė. O kaip dėl to įstatymo, kur bdaras, ar žmogaus veidas yra skaitomas kaip asmens duomuo kažkoks? Dar iki tiek nedaėjom, dar kol kas. Gerai, ačiū. Taip, Ričardas dar, Petrauskas, paskui Romena. Taip, labas vakaras. Su to pačiu susijęs irgi klausimėlis, toksai mažutis. Jeigu būtų tokia situacija, ką patartumėt, stebėtojas vienas gali pasilikti, bet išėjo, kaip sakot, vakarienės tenai prieš skaičiavimą, visi išeina komisijos nariai, o kadangi nenorėdamas ten prisijungti prie jų ar kaip, pasilik prie tos prie balsadėžių. Nebus taip, kad būtų pretekstas, kad pašalinti stebėjimą. Ne, Ričardai, jūs galite labai ramiu tonu pasakyti, aš liksiu, ir nereikia gražbyliauti, aš liksiu saugoti balsadėžę su biuleteniais likusią salėje, maža ką, kad vėjas neišneštų per langą. Tiesiog humoro forma. Ačiū labai, aš liksiu savo vietoje ir pasaugosiu salę. Jūsų teisė, nes jūs galite stebėti ir nesant žmonių, rinkimų komisijai vaikščiant, išeinant. Taip, kad svarbu psichologinė stiprybė. Suprantam, aišku. Dėkui. Taip, Romena. Aš norėjau paklausti, o jeigu aš stebėsiu, tai kada man, pavyzdžiui, pačiai išbalsuoti, gal čia jau buvo tas atsakymas, gal aš nenugirdau? Jeigu jūs stebite toj pačioj apylinkiai, kur ir jūsų balsavimas, tai jūs, kada tik prasidės balsavimas, galite tą pareigą atlikti ir sėsti stebėtojo vaidmenį. O jeigu tektų kitoj vietoj, tai man tada iš anksto reikėtų jau balsuoti. Tada turit pasirūpinti, jeigu būsit ne viena kaip stebėtoja, o komanda, su draugė, kolegė, tai pasivaduojant kažkur trumpam išlieksit, prabalsuosit ir grįšit. O tie iš anksto? Galima, čia tik Gedinas buvo sakęs tiesą, jeigu toli ar ką, tai tada susisieks su kita rinkimų apylinkė ir galėsit prabalsuoti ten, kur atliekat stebėseną. O čia, jeigu iš anksto balsavimai, tai čia ko gero daugiausia tų klastočių gali būti, ar ne? Iš ankstiniuose. Tikrai taip. Čia gal dar Andrija paaiškins. Aišku. Ačiū. Tai tiek, gal Tatjana nenuleido rankos, ar dar Jolanta kelia, prašom. Aš norėjau paklausti, kiek gali būti stebėtojų konkrečioj Londono ambasadoj? Kiek žmonių? Jūs sakėt, yra 7 užsiregistravę, o kiek dar gali būti? Tai iš tiesų yra įstatymų parašyta taip, kad nuo kiekvienos organizacijos ne daugiau kaip po 2 kiekvienoje apylinkėje. Tai mes taip ir paskirstėme nuo kiekvienos organizacijos arba kandidato. Ar jie bus vienu metu,
mes galim tik pakoordinuoti tuos 7, kurie žinome, kad jūs nebūtumėte vienu metu, net nors jūs esate nuo skirtingų organizacijų. Tai būtų galbūt tikslinga nebūti, ne? O kas bus nuo kitų kaip kandidatų, mes nežinome, neturime tokio sąrašo, bet pagal VRK skelbiamus duomenys nėra. Nėra. Tai tada dar vienas klausimas. Mano vienas kolega šiandien ryte užsiregistravo, o kitas vakare, tik tai dabar per jūsų stebėtojų gildiją. Ir jie gali būti nuo Jungtinės Anglijos bendruomenės. Bet pas mus yra ir rytų Londono dar viena apygarda, kur atidaryta, kad nors ten patektų, nes ten manau, kad tikrai labai mažai yra stebėtojų. Ar yra jau tokia informacija? Ar jie spės gauti kažką? Ar jau nebepapuls? Nes jie manęs klausia, sako, paklausk šiandien per nuotolį. Mes galime duomenis teikti iki 6 dienos. Ar suspės suvaikščiot pažymėjimas, nesame tada jau tikri, dėl to mes prašėme anksčiau tą atlikti procedūrą. Tai galim bandyti, nes yra ir antras turas galų gale vis tiek, tai tada tikrai ir dėl pasiskirstimo, tai galbūt Gediminas gali patikslinti dėl tų rinkiminių apylinkių. Aš dabar neturiu atsivertusi. Ačiū. Ar galiu tęsti? Galiu tęsti. Tai. Dar Irena kėlė ranką. Ar kėlėte Irena ranką? Taip, aš kėliau, bet jau aptartas tas klausimas. Margarita. Dėl pasiskirstimo, aišku, labai įdomu, kadangi iš anksto būtų labai gerai žinoti ir pasitarti. Tai dar Margarita. Prieš Margaritą aš pasakysiu Irenai. Mes visus, kurie registravosi stebėtojų gildijos puslapyje, nesvarbu, kuriai organizacijai priklauso, mes jūs visus sudrauginsime, kurie esate toje pačioje apylinkėje, kad jūs viens kitą pažintumėte ir galėtumėte susitarti grafikus ir taip toliau. Taip, ačiū. Margarita, prašom dar jūsų keletą. Margarita Jasilionytė. Ar esate čia, pakėlėte ranką? Gal žmogus nemoka mikrofoną įjungti, reikia paaiškinti. Margarita. Mikrofoną galima įjungti, apačioje yra mikrofonas perbrauktas brūkšniuką. Palinksylite, tada brūkšniuką nėra mikrofonas. Gerai, Margarita turbūt užduos klausimą per kitą trumpą pertraukėlę, kai bus judami priekį, nes jau artinamės prie 1,5 valandos ir turbūt jau prasideda jaustis nuovargis. Tai bendrinu dar sykį. Taip, tai tiesiog, kągi dar pasikartosiu. Stebėtojas gali dalyvauti skaičiuojant balsus, pateikti pastabas, pasirašyti ant protokolo, tada, kai rašyti visi duomenys, prašyti protokolo kopijos, dar neišgirdom iš Gedimino, kaip mes tą kopiją kur dėsim ir kaip ją persiųsti, bet gal jau kažkiek turėsim po to patikslinimus į pabaigą. Tikrinti balsų skaičiavimo protokolų duomenis, sulygindami apylinkių rinkimų balsavimo skaičiavimo protokolo duomenis su VRK interneto svetainėje skelbiamais duomenimis arba su atspausdintų rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų išrašu ar kopijų. Šitas tekstas bus parašytas atmintinėje, tai tikrai galėsit kelis kartus susiskaityti. Apylinkės rinkimų komisijai raštu pareikšti pastabą raštu, kuri pridedama prie apylinkės balsų skaičiavimo protokolo ir kartu su kitais rinkimų apylinkės rinkimų dokumentais pateikiama savivaldybės apygardos rinkimų komisijai. Stebėtojas gali apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolo surašymo apskųsti savivaldybės apygardos rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas. Jeigu tą procedūrą norėsite taikyti, mes jums padėsime, tik tai leiskit sužinoti, kad toks apskundimas yra būtinas. Fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus. Pas kažką triukšmas, išsijunkit mikrofonus. Užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą.
Taigi galite fotografuoti ir daryti vaizdo įrašą. Labai sunku kalbėti, kai yra garsas. Tai tęsne, Andrė. Margarita dar nekalba, daugiau nėra. Taip. Tai galiu kalbėti. Kalbėtų. Ai, Margarita gali atsiliepė jau, prašom. Aha. Tai aš norėjau pasitikslinti dar čia, jeigu balsuojama ne iš savo apylinkės. Tai jeigu toje pačioje apygardoje, aš supratau, galima. Bet jeigu esi iš kitos apygardos, netgi iš Vilniaus, čia Kaune aš esu, tai kaip tada irgi galima? Tai, ką aš sakiau, tai yra Vyriausios rinkimų komisijos atmintinėje savivaldybių rinkimams. O čia įvyksta visos Lietuvos rinkimai. Tai aš išaiškinimo visos Lietuvos rinkimams neradau, bet logiškai mąstant, jeigu vyksta savivaldybių rinkimai, tai savivaldybės ribose galima bet kurioje apylinkėje, o jeigu vyksta rinkimai visos Lietuvos mastu, tai visoje Lietuvoje turėtų būti lygiai taip pat galima bet kurioje apylinkėje. Šitą klausimą iš tikrųjų reiktų dar paklausti VRK, pasikonsultuoti. Galima paskambinti VRK ir paklausti. O dar kitą turiu klausimą. Ar tie tušti biuleteniai kaip nors yra apskaitomi, pavyzdžiui, kiek apylinkė gavo jų ir jau paskui, kada po visų balsavimų, kiek jų liko? Ar nėra? Jie nepanaudotieji. Jie yra nuplėšiami, išplėšiami iš knygelės. Išplėšiami. Tai pagal rinkėjų skaičių yra, pagal rinkėjų skaičių. Nu, bet kiek aš suprantu, kad gauna daugiau negu kiek yra rinkėjų. Gali būti sugadintas biuletenis, gali ateiti, pavyzdžiui, iš kitos apylinkės, ir balsuoti ne savo apylinkėje, tai jam turi nestikti to biuletenio. Nes aš girdėjau. Gerą klausimą pasakėte, aš šito nebuvau sugalvojęs iki šiol, nors aš kaip ir sugalvojęs esu, kad reikia suskaičiuoti. Ir beje, kiek aš nagrinėjausi VRK teikiamus atvirus duomenis, tokių skaičių nėra. Kiek rinkimų apylinkė gavo biuletenių tuščių ir kiek liko po balsavimo. Šitą klausimą turbūt irgi reikėtų klausti VRK ir kaip yra išsiaiškinti. Nu, man atrodo, čia labai svarbu, nes... Taip, labai gerą klausimą sugalvojot. Bet aš buvau kažkokią laidą per Lietuvos radiją prieš kelias savaitės girdėjus ten, kiek, nežinau, ką kalbino, su tais, kur gamina tuos biuletenius. Gerai, nežinau su kuo. Bet būtent ir sakė, kad kažkaip, kaip ir nėra apskaitos. Tai žinot, jeigu nėra apskaitos, tai čia haltūrinimui kiek nori sąlygų. Nu, tai... Taip, supratau. Šitą klausimą tikrai reikia išsiaiškinti. Gavimas tikrai turėtų būti protokoluojamas, nes jeigu yra daiktas perduodamas iš rankų į rankas, reiškia atvažiavo, tai sdal prinel, tai tas protokolas priėmimo tikrai turi būti. Ir jeigu tai yra rinkiminis dokumentas, tai jūs turėtumėte teisę gauti su juo susipažinti, nes jums kaip stebėtojui suteikia teisę su visais rinkimų dokumentais apylinkė susipažinti. Čia ne Andrė patikslins, bet mes šitą vietą galime kabinti. Tai per žodžiu, per kitus mokymus gal bus galima jau išsiaiškinti, jeigu jūs ten susižinosit. Taip, ir aš dar patobulinsiu sistemą, įvesiu papildomus laukus šitų skaičių užpildymui. Aha, gerai. Ačiū. Dar Gitana, prašom. Mikrofoną įsijungit, Gitana. Mikrofonas, Gitana. Negirdim. Taip, aš turiu dar klausimą apie stebėjimą. Gegužės 8 dieną bus organizuojamas balsavimas ligoninėse, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kariuomenės vienetuose ir bausmių atlikimo vietose, ne? O gegužės 10-11 bus organizuojamas balsavimas namuose. Vat norėčiau sužinoti, kaip tas balsavimas, kaip ten tie balsai, kur jie, kada jie skaičiuojami, stebėtojas, kaip ten gali dalyvauti? Aišku, kad gali, bet kur tie, galite plačiau papasakoti apie tai? Aš galiu gal atsakyti.
balsai skaičiuojami rinkimo dieną. Tame yra esmė, kad išankstinis balsavimas labai daug yra galimybių suklastoti, nes tie balsai neaišku, kur vokai saugomi ir ką su jiems daroma. Dar Gitana, jūs turbūt prisijungėte ne pačią pradžią. Nendrė apie balsavimą išankstinį pasakojo, tai jūs pasižiūrėsite įrašą, galėsite pasidomėti. Gerai, ačiū. Tai tikriausiai galiu tęsti, Taip. nes jau, tiesiog. Taigi, dar kartą gal pasikartojam. Gali stebėtojas skaičiuoti balsus, pateikti pastabas, pasirašyti ant protokolo, kai jau įrašyti visi duomenys ir kai visi pasirašė, prašyti protokolo kopijos, tikrinti balsų skaičiavimo protokolo duomenis ir raštu pareikšti pastabą, kuri yra pridedama prie skaičiavimo protokolo ir kartu su kitais rinkimų apylinkės rinkimų dokumentais pateikiama rinkimų komisijai. Gali stebėtojas apylinkių rinkimų komisijos sprendimus apskūsti, bet ne vėliau, kai per 24 valandas duokit mums žinot, ką skūsti, skūsim. Gali fotografuoti, daryti vaizdo įrašus, garsus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Stebėtojai, kurie nori susipažinti su rinkėjo asmens duomenimis, turi pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Labai tikimės, kad to nereikės, bet jeigu norėsite susipažinti su rinkėjo asmens duomenimis, tokią formą jums turėtų pateikti komisijos pirmininkas. Stebėtojų draudžiama sužinotus ir ar vizualinėmis, audiovizualinėmis priemonėmis užfiksuotus asmens duomenis perduoti tretiesiams asmenims ar juos kitaip platinti. Tai yra, jeigu jūsų filmavimo arba fotografavimo lauką papuolė asmens duomenis, tai galbūt galima iškirpti tą dalį. Taip, ir tada prie skundo pridėti. Tai čia perduoti tretiesiams asmenims, tai galbūt turime omeny žurnalistus, ten, sakykime, kažkokius tai duomenis susijusius, su kurie platina kokias reklamas ir panašiai. To nėra labai pasitaikę, tai labai plačiau ir negaliu pakomentuoti, nes mes visi suprantame, kas yra duomenų apsauga ir kad kiekvienas atsakome asmeniškai už tą duomenų apsaugą ir šiais laikais elektroninis pėdsakas palieka pėdsaką, labai aišku, jį labai lengva atsekti. Taigi, dar kartą pasikartosiu į ateitį, kad rinkimų stebėtojus gali siūlyti politinės organizacijos išsikėlę kandidatai, nevyriausybinės organizacijos tokios kaip asociacijos, tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės atstovavimas asmenys ir pagal pateiktus prašymus vyriausioji rinkimų komisija. Tai mes labai tikimės, kad sulig kitais rinkimais, Europos parlamento rinkimais, bus mūsų 14 kartų daugiau. Paskelbus rinkimus, turi teisę siūlyti rinkimų stebėtojais kiekviena iš organizacijų ne daugiau kaip po 2. Ir todėl mes ir kviečiame visas organizacijas bendradarbiauti, kad galėtumėm komfortabiliai tose apylinkėse dirbti, nes matom, kad beveik 2000 apylinkių ir joje 2000 žmonių sunkiai dirbtų. Reikėtų 4 arba 6 tūkstančių žmonių, galinčių vienas kitą pavaduoti. Dar kartą priminsiu, kad yra tokia hierarchija, tai yra vyriausioji rinkimų komisija, savivaldybių rinkimų komisijos, apylinkių rinkimų komisijos, taip. Tai ir tokiu būdu susidaro tas bendras skaičius, tai yra 60 savivaldybių rinkimų komisijų ir 61 užsienio. Dar kartą pasikartosiu, kad kai jūs registruoja konkrečios rinkimų apylinkėse rinkimų komisija ir jūs gaunate pažymėjimą, jūs tik toje apygardoje ir galite tose apylinkėse stebėti. Bet mes padarėm šiek tiek ėjimą į priekį, jūs užrašėt, pažymėjot, kur jūs norite, kokiose apylinkėse, bet mes jūs visus registruojam vyriausioji rinkimų komisijoje, kad galėtumėm perskirstyti, jeigu atsirastų didesnis kiekis žmonių ir didesnė galimybė, arba galbūt spėtumėm nuskaityti duomenis, kuriuose apylinkėse labiau klastojama. Kol kas šiai dienai nesame nuskaitę tuo duomenų. Ir antra sąlyga, jūs turite turėti stebėtojų pažymėjimą, dėl kurių jau yra užsakymas atliktas vyriausioji rinkiminiai komisijai. Taigi,
Dėl ko gali panaikinti rinkimų stebėtojų registravimą? Jeigu pažeidžiama konstitucija ir įstatymai, jeigu stebėtojas netitinka rinkimų kodekso reikalavimų, tarkim, ten būtų nepateiktas asmens kodas, mes viską, ką galėjom pateikti. Nesilaiko vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų, na, sakykime, ten elgiasi neadekvačiai, filmuoja duomenis, ten kelia triukšmą ir panašiai. Balsavimo patalpose jums turi būti sudarytos tinkamos sąlygos stebėti, kaip skaičiuojami rinkėjų balsai ir kaip surašomi nustatyti dokumentai. Tai dažniausiai kompiuterio ekranas, kur sėdi kompiuteristas ir tikrina, būna nukreiptas į sieną, ne jūs, bet jūs galite užeiti už nugaros ir žiūrėti, netrukdydami jam. Mano atveju yra buvę, kad mano staliukas ir kėdutė buvo pastatyti už kolonos, kad aš, nežinau, negalėčiau matyti visos patalpos. Tai aš drąsiai persistumiau savo staliuką ir savo kėdutę ten, kur man buvo patogu. Komisija buvo nustėrusi nuo mano tokio nepriimtino elgesio, bet aš esu stebėtojas ir aš savo susikūriau darbo vietą, kad jinai man būtų patogi prisėsti. Aišku, prisėsti dėja nelabai yra kada. Tai todėl, kad didelis rautas žmonių ir nutinka, tikrai yra ką ir nusifotografuoti ir tikrai yra ką pafilmuoti. Jei rinkimų komisijos nariai rinkėjai ir kiti asmenys pažeidžia įstatymą, rinkimų stebėtojas turi teisę kreiptis į rinkimų komisijos pirmininką ir komisijos narius, kad šie pažeidimai būtų pašalinti. Tarkim, matote komisijos nario rankoje pieštuką tuo metu, kai turi būti tušinukas arba priešingai. Tai turite teisę kreiptis į komisijos pirmininką ir prašyti pašalinti šį pažeidimą. Rinkimų stebėtojas neturi teisės daryti įtakos rinkimų komisijos ir atskirų komisijos narių darbui. Deja, nors uždavėm šitą klausimą vyriausiai rinkimų komisijai, tačiau atsakymą kol kas dar nesame gavę, ką reiškia daryti įtakos. Papirkinėti ar kitaip, ar dar kažką. Tai vat, kol kas neturim atsakymo, dar nelabai ir galiu pakomentuoti, bet neturi teisės daryti. Tai Nendrė, dar Tatjana ranka ar Jolanta? Tai jau beveik pabaiga, tai rinkimų stebėtojai neturi teisės vykdyti rinkimų agitacijos. Kaip minėjau, rinkimų dieną balsavimo patalpa yra atidaroma susirinkus 3/5 komisijos narių ir gali būti ir komisijos nariai, ir stebėtojai, gal ir policijos budintis pareigūnas taip pat gali būti. Stebėtojų registravimas gali būti panaikintas jį registravusios rinkimų komisijos, aukštesnės rinkimų komisijos pirmininko, yra tai atsisakymą išduoti rinkimų stebėtojų pažymėjimą arba apie registravimo panaikinimą pranešama rinkimų stebėtojų pasiūliusiam asmeniui. Tai jeigu koks vienas atvejis ar du bus mūsų grupėje, tai mes žinosim pirmiausiai apie tokį atsisakymą išduoti rinkimų stebėtojų pažymėjimą ir jūs informuosime iš karto. Už rinkimų stebėtojo pasirengimą vykdyti rinkimų stebėtojo veiklą atsako jį pasiūlęs subjektas, tai šiuo atveju kas nuo stebėtojų gildijos, tai tarsi mes už jūs atsakom, bet mes suprantam, kad jūs suaugę žmonės ir nepridarysite mums kaip juridiniam asmeniui problemų, nesugadinsite mūsų juridinę asmens reputacijos. Labai tikimės, kad jūs dirbsite objektyviai ir tinkamai. Ir rasite senesnės VRK puslapyje rinkimų stebėtojų atmintinės, dabar yra lik ir naujesnė, jinai parašta, kaip ir minėjau, aš nuorodą į stebėtojų rinkimo atmintinę atsiųsiu. Yra taip pat paraštas ir protesto dėl rinkimo komisijos tokia forma, šią formą taip pat gausite, kaip ir minėjau. Kitais susitikimais mes galime labai plačiai kalbėti, tačiau turbūt jau reikia eiti pabaigą ir dar keletas klausimų. Ir jau vakaras gražus ir ilgas. Iš eilės. Tatjana, Jolanta, Margarita, prašom. Taip, dėl tų apylinkių grįžti biškį, pavyzdžiui, 60 savivaldybių, bet Kauno miestas turi 127 apylinkės. Tai įsivaizduojat, Kauno miestas plus rajonas dar 60 apylinkių. Tai beveik 200 apylinkių tik Kaunui reikia žmonių. O Vilniui dar apie 300, virš 300 apylinkių, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, didmiesčius reikia imti. O dėl Vilnius galiu pasakyti, kalbėjau su žmogu, kurį turi patirtis, labai konservatoriai mėgsta Jeruzalę. Tai va ten stipri ta Baltupė, Jeruzalė, Santariškiai, didieji rėšiai, jie tuose rajonuose dažniausiai laimi ir turi gerą palaikymą. Komisijos nariai sėdi būtent šituose rajonuose ir galima pažiūrėti. Aš taip galvoju, aš dar nespėjau tą padaryti, pažiūrėti komisijos nariai, kokią partiją atstovauja, kaip sakė Nendrė,
ir tada žinosim, kur dažniausiai klastojama, man atrodo, jie kartuojasi, tai komisijos nariai metais iš metų tie patys. Tai kviečiu visus trečiadienį įsijungti OpTV, kalbės mūsų Gediminas ir papasakos apie tai, ką Tatjana bando pasmalsauti. Tai iš anksto neišduodant duomenų, pjūviai padaryti, bus labai įdomi laida, lauksime Gedimino pasisakant per OpTV. Patikslinau, gavau iš Janutienės, kad bus antradienį laida. Antradienį. Taip, antradienį. Aš dabar dar truputį papasakosiu, kokia mintis yra kilusi. Tai visi turbūt jau žinote, kad mūsų mintis ir yra suskaičiuoti alternatyviai rinkimus. Tai reiškia, kasos kvite. Kasoje gavus kvitą jo neišmesti, o parsinešti namo ir pateikti į mūsų sistemą. Tai reiškia, parsinešti biuletenio, tai yra balsų skaičiavimo protokolo kopiją, turėti ją kompiuteriniam pavydale, galėsit pateikti į mūsų sistemą. Ir aš paruošiu formas, kuriuose jūs galėsite suvesti iškart skaičius. Nes įsivaizduokite, niekas, kokios komandos reikėtų, kad 2000 apylinkių, reiškia 2000 protokolų, kažkas žiūrėdamas subarškintų į kompiuterį. Tai yra misija neįmanoma, bet šitą gali padaryti kiekvienas stebėtojas. Stebėtojų gildijos puslapyje aš padarysiu naujas formeles, bus naujas meniu punktas. Tenai rasite, aš planuoju turėti dvi formas. Viena forma, jūs galėsite pildyti rinkėjų aktyvumą tam tikrom valandom, surašydami skaičius, kiek suskaičiavote 8, 9, 10 ir taip toliau. Kitoje formoje pildysite jau rinkimų rezultatus. Tas formas reikės pildyti iš to pačio Google accounto, su kuriuo jūs registravotės pas mūsų sistemoje. Mes pagal šitą accountą jūs pažinsime. Jeigu esate keliese toje pačioje apylinkėje, pildykite visi. Mes žinosime, kad iš tos pačios apylinkės, mes netgi patikrinsime, gal kažkuris pas jūs skaičius negeras. Reiškia, kuo daugiau mes jų gausime, tai perteklius jokios problemos mums nesukels. Mes viską suskaičiuosime. Tai va. Ir apie tas formas pranešime atskirai. Tai, kaip suprantate, procesas prasidėjo, ledas pajudėjo. Sistema kuriama yra, reiškia, eigoje. Kokia jinai gausis, mes nežinome, bet įsivaizduojame, kad kaip ką norime padaryti. Mes norim suskaičiuoti alternatyviai visus rinkimus. Ir tokiu būdu sertifikuoti vyriausios rinkimų komisijos sistemą. Nes jeigu dvi sistemos suskaičiuoja vienodai, tai mes tada jomis abiem pasitikim. Tada rinkėjai irgi pasitikė rinkimų sistemą Lietuvoje, eina mieliau balsuoti ir geriau atspindimas rinkėjų noras. Tai va, ačiū uždėmesį. Ačiū Gediminui. Margarita, paskui Stanislavas. Taip, Margarita. Tai čia aš dabar girdėjau, kad skaičiuoti visus atėjusius balsuot reikia žmonės, įeinančius. Skaitliukus pasidedate ant stalo ir kai žmogus prieina prie balsadėžės, vieną kauliuką perstumėte. Ai, tai čia kaip prie balsadėžės, o ne kai įeina, taip? Tai galite įmestų į balsadėžę skaičių galite suskaičiuoti. Tokiu būdu. Va. Tai čia nieko savo čia. Va, bet galite dar gudriau padaryti, reiškia skaitliukus turėti tam, kad gąsdinti komisiją, o kišenėje turėti stiuardėsės skaitliuką, su kuriuo jinai skaičiuoja žmonės įlipančius į lėktuvą. Ir kas valandą nusirašyti nuo jos duomenys ir pateikti formą. Čia tai net nesuprantu. Saldainius paimkit, skaičiuokit mintiną. Suprantu, bet ten bus, nežinau kiek, šimtai keli ar tūkstančiai, tai čia turi akių vien nuo to neatsitraukti, o kur ką kitas stebėti, tušinukus visokius. Aš gal papildysiu, Margarita, čia yra siekiamybė, jeigu to nepavyks, nieko tokio neatsitiks, bet labai yra gerai, kada prie balsadėžės įmetančių žmonės suskaičiuojate, o kai komisija sudarys ir išvers biuletenius,
ar sutaps biuletenių skaičius su tai žmonėm, kuriuos jūs suskaičiavote. Čia tik dėl to patikra kryžminė tokia. Tai... Nu, suprantu, bet pavyzdžiui, jeigu ten nesilaikys va šitų iš ankstinių, kad vien ten vokai ir susimaišys su vokais skaičius, tai tada jau ir... Tai čia bus atskirai, tai tuos vokus ne Andrė pasakojo, atskirai suskaičiuosit, o paskui, kai sumes, pripliusuosit. Ir čia aritmetiką galima bus suvesti. Mediniai skaitliukai labai sudrausmintų komisiją. Prašom, Stanislavas dar. Dar aš ne viską baigiau. Ai, atsiprašau labai, atsiprašau. O ten po to, kai jau viską pabaigia, protokolą surašo, tai ką, išeina ir palieka tą užrakintą, pavyzdžiui, mokyklą užrakina ir išeina. Ir čia viskas normalu, ne? Visi išeina, nieks nesaugo. Visi biuleteniai sudedami į specialius vokus, antspauduojami ir jūs tik po to pasirašote. Tai už tų vokų toliau saugojimą ten rinkimų komisijos nariai atsakingi yra. Bet jūs gavote protokolą, tai reiškia gavote sąskaitą, faktūrą, apmokėjimo kvitą, viso gero iki kitų rinkimų. O kas yra apmokėjimo kvitas? Protokolas čia dabar rodė. Protokolas? Taip, čia aš matot, apskaitą pardavinėju ir pinigus padedu žmonėms skaičiuoti. Aha. Nu, ačiū. Taip, labai svarbu dėl protokolo, kad tai, ką suskaičiuos, balsus įrašytų tuos pačius duomenys į protokolą. Tai čia labai būkit budrus, kad tą protokolą, kurį kopiją pasimsit ar nusifotografuosit, tai pagrindinis dokumentas, kurį reikia pateikti stebėtojų gildijai. Čia pats svarbiausias dalykas, kad sutaptų į protokolą įrašomi duomenys nuo tai, ką suskaičiuos ant stalo. Šitą sekite, nes gali būti, kad iš rankraščio neš prie kompiuteristo kažkokio ar žmogaus pasodinto, kuris suvedinės duomenis nuo rankraščio į kompiuterį, paskui spausdins spausdintuvų ir ten gali pakisti tie duomenys. Tai čia būkit budrus, ypač šitoje vietoje. Taip, aš šitą vietą dar tada pakomentuosiu, nes tas rankraštis yra labai svarbus dokumentas, nes pagal rinkėjo atmintinę yra ten parašyta, kad toliau tą rankraštį kažkoks tai informatikas suvedinėja, ar tai kitoje patalpoje, kuriam negalima trukdyti, paskui ar tai toj pačioj patalpoje, bet irgi tada laikytis atstumo, tai reiškia, jūs nematote, ką jisai suvedinėja. O yra dvi galimybės. Yra viena galimybė, tai yra žmogiška klaida, netyčinė. Ir aš šitą žinau, nes aš žinau, kad suvedinėjant duomenis nuo popierių į kompiuterį maždaug daroma 10% klaidų, reiškia. Žmogus netidus yra bežionė, netidi. Va, o kitas dalykas, tai gali būti tyčinė klaida. Gali būti skaičiai permesti, vienas šimtukas nuo vienos partijos nuimtas, kitai uždėtas ar dar kažkas tokio. Tai kad čia. Todėl pirminis ranka rašytas protokolas, kuriame tikrai suskaičiuoti ir kurį komisija skaičiavo, jisai yra labai labai svarbus, jisai dar svarbesnis negu tas protokolas, kurį jau gausite atspausdintą iš kompiuterio. Aš dar papildysiu Gediminą, irgi iš savo patirties, tas rankraštis gali būti surašytas, tie faktiniai duomenys, ką čia Gediminas pasakojo, bet ant jo nesudėti parašai, o kai protokolas atsispausdins, va ten dėsis komisijos narių ir pirmininko ir jūsų kaip stebėtojo parašas. Tai galima užfiksuoti tą rankraštį, pareikalauti, fotografuoti, o paskui, kai dėsite parašą ant atspausdinto protokolo, tiesiog nufotografavus savo telefoną turėsit, kai dėsit parašą, pasižiūrėsite, jeigu į kitą kambarį nueis ar ką, tada labai jums tiks pasižiūrėti, ar atspausdintas protokolas sutampa su tuo rankraštiniu objektyviais duomenimis. Va šitą vietą, jeigu jūs sugebėsit išlaviruoti, tai čia bus labai svarbu, nes teisinis dokumentas teismam galios su parašais, o anas be parašų liks pas jūs tik patikrai. Tada žinosim, kad su parašais yra objektyvūs duomenys. Taip, Rolandas dar. Kėlė ranką, Rolandas, paskui... Labas vakaras. Labas vakaras. Norėjau pasidomėti, gal galima kokias transliacijas daryti tiesioginės. Pavyzdžiui, kamerų kokių virš balsadėžės ir toliau kažkas šalia pakabinė ir gali net taip, jeigu leistų VRK, tai galima net ir savivaldybių, kur būna, vienu žodžiu, balsadėžės, kur paliktas ten kelias dienas stovi be priežiūros,
tai būtų filmuojama, transliuojama, vienu žodžiu, viešaisiais tinklais. Rolandai, ne, tikrai ne. Aš atsakysiu, čia yra teisinis konfliktas ir ką aš minėjau, valdžia iki to nesirūpino, kad tos patalpos būtų filmuojamos, vien dėl to, kad jos pasilieka piktnaudžiavimo laisvę, tai reiktų įstatymų įteisinti visas balsavimo apylinkės, kad būtų stacionarios kameros arba panašiai, o įstatymas pasisako, kad jūs galite filmuoti, tai reiškia, kad jūs su rankinė nešiojančia kamerą ar telefonu filmuojate. O jeigu jūs atnešit stacionarę ir išeisite iš patalpos, jie gali traktuoti, kad tai jūs, užprogramuotas toks konfliktas gali būti tada. Ginčas ir kvietimas policijos ir bereikalingi santykių aiškinimaisi. Čia įstatymų turi įteisinti. Taip. Rolandas. Prašom, Rolandai, paskui. Rolandas kalba? Ar jau baigė? Aš jau uždaviau klausimą, ačiū. Gerai, ačiū. Stanislovai, jūs dar čia kažką, st.b. Dar kartą labą vakarą. Noriu sužinoti, kaip bus gaunamas pažymėjimas. Tai Nendrė pasakojo, gal Nendrė dar pakartokit? Aš turbūt neišgirdau. Ar vėliau prisijungėt? Aha. Šiuo metu yra pateikti prašymai, kurie registravosi iki 1 dienos, jau prašymai pateikti, kurie registravosi vėliau, mes tos prašymus surinksime vieną vietą, pateiksime 5 dieną, nes prašymų pateikimas yra iki 6 dienos. Tai visi, kurie registravosi anksčiau, gaus savo pažymėjimus per miestų koordinatorius. Ir su koordinatoriais mes jūs suvesime taip pat elektroniniu būdu, jūs gausite žinutę, koordinatoriaus telefoną, kontaktą, kaip ir koordinatorius gaus jūsų kontaktą. Tai liks tik tai susirasti būdą, kaip susitikti, manau, vienu metu. Ačiū. Ir dar antras klausimas, ar šeštadienį būtinai į Kauną atvažiuoti, ar dar sekantį ketvirtadienį nuotoliniu būdu paprasčiausiai prisijungti? Kaip ir minėjau, dabar šeštadienį, kaip ir sekantį ketvirtadienį, bus tokie jau patys mokymai, kaip vyko šiandieną. Tikimės, kad gal ir tobulesni ir būsime jau išsprendę šitos klausimus, kuriuos jūs šiandien uždavėte ir mes tikrai negalėjom pateikti atsakymų, bet šiandien yra antri mokymai, o toliau jie kartosis šeštadienį ir ateinantį ketvirtadienį. Šiek tiek kartosimės. Ačiū, supratau. Dėl atvažiavimo tai kas gali, kam nėra sunku, kam arčiau, taip kad labai negalite, tai nuotolinį junkitės. Dar Violeta ir Jolanta. Violeta, prašom, kalbėkit. Paskui Jolanta ir Angelė. Ar girdit mūsų? Mėly kolegos, ar aš galiu jūs apleisti, nes turiu labai rimtą įsipareigojimą prieš. Vieną klausimą, Nendrė, vieną klausimą, Nendrė. Tai Jolanta tada be eilės. Aš tada be eilės, atsiprašau, jūs mane praleidot. Aš norėjau paklausti dar, gal neužfiksavau, kada su grafiti pieštukų komisija dirba ir kada su tais tušinukais. Su tušinukais į žurnalus, išduodant biuletenius. Toliau tušinukai prieš atidarant balsadėžę turi būti iš patalpos išnešti. Išnešti, geriausia yra išnešti. Ir tada gali būti tik pieštukais. Tai tą galima būtų net užsirašyti, nes tikrai labai... Bus atmintinėje, yra atmintiniai paveiksliukas. Atkreipsit dėmesį. Yra atmintiniai varka. Aš labai visų atsiprašau, turiu pareigą prieš tėvelius, tai turiu jūs atsisveikinti ir susitinkam Kaune ir kitą ketvirtadienį, kas dar turės klausimų. Ačiū labai. Ir lieka atsakyti į klausimus 2 labai stiprus mūsų žmonės, tai dar gražaus vakaro. Ačiū, Nendrė, iki. Violeta ir Angelė. Violeta, mus girdite? Pakėlėt ranką, Violeta. Ne, Violeta, mikrofoną įsijunkit. Nu, kol Violeta tvarkosi, gal Angelė, tada prašom, Angelė, jūs.
Labas vakaras visiems. Norėjau tokio klausimo paklausti, labai jau jaudinusi, aišku, aš čia prieš visus, bet aš iš Londono ir buvo atvykus Armonaitė pas mus ir aš dalyvavau tam susitikime ir ten truputį mes nelabai gražiai priėmėme ją, bet dalyvavo ir atstovų iš ambasados. Ir tie patys žmonės gali bus ir komisijose ten arba taip, ką žinai, ar nebus toks variantas, kad manęs gali neįleisti. Tikrai ne, tai jeigu jūs čia registravotės, tai jūs turėsite teisinį dokumentą ir kas neįleis, tai bus didelis teisinis konfliktas, bus paviešinta ir čia beprecedentas tai būtų jūsų atžvilgiu. Taip, kad jūs patraukit čia Jolanta yra. Taip, aš dėl to Gediminą ir klausiau, kad gali būti konfliktų, dėl to mano tokie klausimai buvo. Jo, tai jūs, kada būsit grupėje moterų, kurios dirbsite, tai būkit gudrios, viena daugiau bendraukit su komisija, kad jeigu eliminuoja vieną, tai, kaip sakant, nušautas karys, kitas ima vėliavą ir neša toliau partnerė. Taip, kad visos nepulkit į atlapus aiškintis, bet be pakeltų tonų, ramiai, tiksliai žinant, ko klausti. Jie gali gal kaip nors pasakyti, atpažins, pavyzdžiui, mane, Jolanta tai nebuvo, aš buvau, ir gali kažkaip, aš galvoju, gal gali prisikabinti prie manęs. Ne, jūs turėsit atmintinę, turėsit pažymėjimą ir tiesiog pasiskaitysit atmintinę, kokios jūsų teisės ir tiesiog ramiai įsitraukus, jeigu jau kažką sutriksit, atsiprašau, įsitrauksit iš kišenės rankinuko atmintinę, pacituosit, mano teisės, kodėl jūs man neleidžiate, ar jūs verčiat mane rašyti skundą, korektiškai, etiškai, jūs neverskit manęs rašyti skundo, nes aš tada įrašysiu, kas jūs, kokios vardas, pavardė, pareigos, kodėl jūs mane prieš įstatymą pastatote, neteisiškai elgėtės. Ir manau, kad jeigu gražiuoju, taip gražiai šnekant, turėtų ir komisijos nariai nedaryti jums mobbingo ir taip toliau. Prižiūrėsim vieną kitą. Supratom, ačiū labai. Ačiū už atsakymą. Taip, kas čia dar, Violeta dar gal įsijungė ar mikrofoną? Ne. Tuplėti. Girdim, Violeta. Labas vakaras. Prašau, pakartokit, kaip reikia patikrinti tušinukus, kurie yra kabinose. Supratau. Ačiū. Tai Birutė dar. Aš norėjau paklausti, ar aš gerai supratau, kad aš negaliu būti stebėtoju savo apylinkiai, kurioj aš balsuoju? Ar taip gali būti? Ne, negali. Ne, tai yra netiesa. Jūs negalite būti toje savivaldybėje, kurioje užimate pareigas administracinės ir taip toliau. Tik tiek. Tai visai gali būti, kad mes kažkur netolimuose apylinkėse būsim savo, kuriuose balsuojam, ar ne? Tai, pagal ką jūs skirite? Žiūrėkit, jeigu jūs pasirinkote apylinkę toje formoje, tai greičiausiai toje apylinkėje ir galėsite būti stebėtoje, nes mes tikrai neturime tiek daug susiregistravusių žmonių, kad būtų daug jų į vieną. Supratau. Nu, aš nurodžiau tik apygardą, bet tai vis tiek tada, nesvarbu kaip. Jeigu galite patikslinkite formą, nes atsiverskite iš naujo, patikslinkite, mes žinosime, iš kurios apylinkės iš jūsų laukti duomenų. Tai būtų žymiai lengviau, jums nereikėtų tada rašyti papildomai apylinkės numerio ir taip toliau. Tai jūs tiesiog užeikite į formą, visada ją galima užeiti, ją galite patikslinti, o jau balsavimo dieną mes tuos duomenys visus susiskaitysime ir matysime. O kuo anksčiau patikslinsite, to lengviau koordinatoriams bus išspręsti išsidalinimą. Supratau, ačiū labai. Dar Tatjana. Aš tik trumpai norėjau kreiptis, kad dar kartą pakartotų, kad kadangi reikia daug stebėtojų, mums dar, kad kas žiūrės įrašą vėliau, gal iki 6 gegužės dar spės prisijungti ir užsiregistruoti, nes stebėtojų tikrai dar reikia, labai trūksta.
Taip, Tatjana ir visiems pasakau. Tuos, kuriuos teikėme 74 Lietuvoje, VRK jau užregistravo, nes aš nukraudinėjau jų duomenis iš svetainės, ten yra rinkimų organizatoriai toks skyrelis ir aš matau, kad yra 74 Lietuvoje registruoti. Taip pat mes registravome ir 5 užsienio ambasadose. Tai vat, Jolanta yra ne iš 74, bet iš tų 5, kurių kažkodėl VRK nerodo. Toliau, mes turime dar papildomai prisiregistravusių virš 30. Tai dar jeigu pririnksime iki sekmadienio, tai dar kartą teiksime pirmadienį, tai yra paskutinė diena. Ir pasipildysime. Ir aš siūlau, kadangi jau 2 valanda praėjo, šiandien užbaigti. Susitiksime šeštadienį, bus nuotolinė transliacija iš šeštadienio renginio, o šitą įrašą patalpinsime Stebėtojų gildijos YouTube kanale, jisai toks yra sukurtas. Susiraskite, užsiprenumeruokite. Tai ačiū visiems ir gerą nuotaiką, atsisveikinkim, sekit informaciją, kvieskit draugus, kalbinkit, pažįstamus, burkim bendruomenę. Iki malonių. Ačiū labai. Ačiū Gediminai, ačiū. Kvieskite ir kitų organizacijų stebėtojus registruotis mūsų sistemoje be asmens kodo, tam, kad galėtume suvaldyti bendrą sistemą, reiškia dalinantis apylinkėmis ir surenkant duomenis. Supratome. Viso gero visiems, ačiū. Ačiū Jums, iki malonių. Viso gero. Ate. Raudoną mygtuką paspauskite išeinant. Viso geriausio.